Turim. Tai Turim. dar kartelį labas vakaras visiems, kas žiūrės įrašą ir dėkojam, kas jungiasi gyvai į mūsų organizuojamą šios dienos mokymus. Tai yra 5 įrankiai, kurie pagreitins tavo Reels kūrimą 10 kartų. Tai Reels, kaip žinia, iš tikrųjų vienas pagrindinių būdų, kaip papulti į šaltą auditoriją socialiniuose tinkluose, kaip daugiau parduoti, kaip daugiau susirinkti kontaktų. Tai manau, paskaita tikrai bus labai naudinga ir gausit daug naudingos informacijos. O pačioj pradžioj norim prisistatyti, kas mes esam ir kodėl nuolat organizuojam nemokamus su dirbtiniu intelektu susijusius webinarus. Tai mes su keliais kolegom ir Indre, kuri šiandien irgi dalyvauja, įkūrėm dirbtinio intelekto klubą. Klubas jau gyvuoja turbūt pusmetį ir šiuo metu vienyje daugiau negu 200 narių, ne tik iš Lietuvos, bet ir iš viso pasaulio, kurie domisi dirbtinio intelekto įrankiais, nori jį įvaldyti, naudoti, kad pagreitintų savo darbo procesus, kas kūrė verslus, kad optimizuotų įvairiausius darbus. Tai taip mums gimė idėja, kadangi su Indre esame įkūrusios ir veiklių verslių moterų klubą, tai gimė idėja, kad įkurti ir dirbtinio intelekto klubą, kuris vienytų žmonės, kurie, kaip ir sakiau, domisi dirbtinio intelekto įrankiais. O prie mūsų komandos prisijungė Tomas ir Indrė Ivinskienė, kurie patys veda mokymus apie dirbtinį intelektą, patys yra dirbtinio intelekto ekspertai, kas liečia įvairiausias rytis - optimizavimą, verslus, mokymų vedimus ir taip toliau. Tai tiek trumpai ir apie šiandienos mokymus. Tai planuojam užtrukti apie 1,5 valandos. Priklausys, žinoma, nuo to, kiek jūs turėsit klausimų ir kiek įsitrauksit webinaro metu. Tai prašom dalyvauti su įjungtom kamerom, kas galit, išjungti mikrofonus, nebent kažką norėsit paklausti, tai klausimus atidėkim seminaro pabaigai, tiesiog, kad neblaškyti Virginijos ir kad nenutrūktų mintis. Ir kaip ir sakiau, jeigu turi klausimų, gal užsirašykit, net ne į čatą rašykit, tiesiog, kad nepamirštumėt ir nepabėgtų čate tarp daugelės žinučių. Aš dar norėčiau sterbt, mačiau klausimai buvo, ar bus įrašas. Tai įrašas bus, jį bus galima peržiūrėti kiek 3 dienas, ar ne? Po webinaro. Bet šiame webinare labai verta dalyvauti iki galo, nes ten bus dovana promptų atmintinė ir bus dar viena dovana nuo mūsų su Inga. Ir promptų atmintinė irgi galioja berods 3 dienas, ne, Virginija? Tai aš dabar tiksliai nepamenu, bet tikrai ne ilgiau negu savaitę. Gal ir Nuo ilgiau negu dabar. 3 dienas. Nuo Taip, dabar. bet esmė tame, kad ten yra QR kodas, tai vat ir turėkit omeny, kad tai yra QR kodas ir jo galiojimas baigėsi. Tai jums, jeigu jūs parsisiųsite į savo įrenginį, jums galios amžinai. Jums svarbiausia nepražiopsoti ir nuskanuoti QR kodą. Taip, tai realiai susigeneruos įrašą tikėtina, kad gaus rytoj visi dalyviai ir per 3 dienas, kol galios įrašas, jūs galite naudotis tuo QR kodu. Nes paskui būna, žinai, išlenda po 2 savaičių, reikia QR kodo dar kažką, tai žinokit, kad jis galios tik tai tiek laiko. Taip, tai dirbtinio intelekto klubas atveria galimybės visiems nepriklausomai nuo amžiaus, patirties ar išsilavinimo. Ir kas laukia jūsų, jeigu sugalvosit prisijungti dirbtinio intelekto klubą, tai aiškus praktiški mokymai, naujas turinys kiekvieną mėnesį ir šiai dienai yra sukaupta virš 35 tikrai mokymų įrašų skirtingom temom. Dar Virginija paskui papasakos, kokie jos mokymai yra įkelti ir galimybė rinktis tik jums aktualias temas. Ir klausimų atsakymų sesijos su mūsų klubo ekspertu Tomu, kuris irgi padeda atsakyti klausimus, jeigu kažkas susijęs su automatizavimu ar dar kažkokių išmokymų temų turit klausimų, tai visada laukiam prisijungiant ir galit padiskutuoti ir atrasti įvairiausių sprendimų. Virginija, žodis tau, pradedam. Ačiū labai, sveiki visi, dar kartą su visais sveikinuosi. Pati labai džiaugiuosi, kad esu dirbtinio intelekto klube, nes aš esu
atstovė daugiau tokio vat, vizualinio turinio, apie kurį dabar dalinsiuosi, tuoj pasidalinsiu savo skaidrėmis. Bet esmė tame, kad na, aš sėdžiu tikrai daug tam, kad susigaudyčiau visas naujienas apie video kūrimą, o dirbtinis intelektas nėra tik video kūrimas. Ir tam, kad aš turėčiau kiekvienoje temoje tą vadinamą update, man reiktų turbūt nuo ryto kiekvieną dieną atsikelti ir sėdėti vien tik tai naršant naujienas ir mokantis. Tai va, dirbtinis intelektas man padaro tą darbą, kad savo temoje tai taip aš gilinuosi, bet visose kitose temose LLM-ai, robotizavimai, automatizavimai ir visa kita, man nereikia valandų leisti YouTube. Galima ir ten leisti valandas, jeigu mes niekur nedirbame ir galim savo gyvenime tą leisti, bet galima būti dirbtinio intelekto klube ir turėti visada visą update iš geriausių specialistų. Tai va, o aš dalinuosi tą temą, kurią aš labiausiai dievinu, kurią žaidžiu ir man yra kaip ir mano hobis, ir žaislas, ir darbas viename. Tai yra dirbtinio intelekto tie įrankiai, kurie skirti tam visam parodymui, video kūrimui, video, ir foto truputėlį šiandien žiūrėsim visus įrankius, kurie duoda greitį reelsų kūrimui. Ir kodėl aš būtent iki šitos temos atėjau, tai trumpai tuo pačiu apie mane sužinosite, nes iki atsirandant dirbtiniam intelektui visą laiką būdavau, pristatydavau save, reprezentuodavau kaip socialinių tinklų, marketingo ir komunikacijos specialistė, nes marketingė esu, kiek save beveik prisimenu nuo universiteto laikų ir įvairiose įstaigose, kur dirbdavau, visą laiką būdavo man marketingas, komunikacija, paskui išėjau dirbti ant savęs, taip buitiškai kalbant, ir tenai taip pat buvo pas mane jau socialiniai tinklai atsiradę, administravimas socialinių tinklų, ypatingai Instagramas, ir todėl aš šiandien dalinuosi savo būtent Instagramo koduku, nes čia daugiausiai būna pas mane net ne Facebook'e, ne kažkur kitur, o būtent čia būna daugiausiai mano visokiausių triukų, atradimų, dirbtinio intelekto tipsų. Tai, taip koncentruotai vienoje vietoje viskas ir natūralu, kad kai jau tik atsirado dirbtinis intelektas, būdama tokia gerbėja socialinių tinklų, tai ir pasigavau tuos įrankius, kurie man čia davė greitį ir net gal pradžioje davė man wow efektą. Galėjau kurti tokius reelsus, kurie man tiesiog iššokdavo labai stipriai iš mano visų kitų skaičių, ką aš prieš tai eilę metų darydavau, taip paprastai, taip kažką sukuriu, save nufilmuoju, įdedu, pakalbu, gal dar titrus uždedu ir tarsi to ir pakakdavo. Tai kai atsirado dirbtinio intelekto įrankiai, aš puoliau, nežinau, dar pirmieji buvo čia prieš kelis metus, buvau viena pirmųjų mokiusius Midjourney ir visus kitus įrankius, aišku, dabar jau atsirado tokių paprastesnių, greitesnių ir visa kita. Tai aš būtent esu šitoje temoje, stengiuosi būti update, bet dėl to esu dirbtinio intelekto klube, nes man reikia pačiai optimizuoti procesus, aš turiu stebėti kitus lektorius ir žiūrėti, ką jie sako ir apie kitas temas, nes dirbtinis intelektas yra, žinokit, wow, kokia plati tema ir gal kai tik žmogus ateina iki dirbtinio intelekto sąvokos, atrodo, kad čia kažkas pasimokysiu dirbtinio intelekto, aš net negaliu atsakyti dabar žmogui, kuris kreipiasi į mane, gal man reikia pasimokyti dirbtinio intelekto, aš net negaliu atsakyti, nes tai yra per abstrakti sąvoka, yra tiek daug įrankių, tiek daug schemų, sistemų ir viso kito, kad žiūrint, ko kiekvienam reikia. Tai žaisti su YouTube ir patiems mokytis tiesiog nebeįmanoma, para neturi tiek valandų ir mums visada reikia ieškoti kažko greito, kur mums viską duoda sukramtyta ir šiandien tikiuosi, aš jums duosiu vieną vietą, aiškiai sukramtytą, tai kaip pagerinti ir padaryti wow savo reelsus. Kodėl judantis vaizdai parduoda geriau? Turbūt jau gal ir esate girdėję ar pastebėję, nes bendrai yra daryti ir tyrimai, ir žmogaus elgesio įvairūs tyrimai, tai tas įsitraukimo laikas, jisai trumpėja. Ir jeigu anksčiau mes kalbėdom, kad reikia užkabinti žmogų per pirmas 5 sekundės, tai dabar jau kalba net, kad per 1,7 sekundės žmogus turi kažką pajusti tam šmėstelėjančiam postui ar kažkam, kad jisai stabteltų. Nes kitaip tas, taip būna viskas vyksta, ne? Taip viskas vyksta.
Ir mums tarsi rinka diktuoja labai tokią uždavinį, kurį sunku įgyvendinti, neturint priemonių, tai kaipgi patraukti per 1,7 sekundės tą dėmesį. Nu, vat ir čia atsiranda tas judantis vaizdas, nes su statiniu vaizdu tarsi jau per sudėtinga. Nesakau, kad neįmanoma, bet su judančiu vaizdu yra daug, daug lengviau, ypač jeigu mes kuriam kažką tokio įdomesnio. Jau nekalbant kaip Meta-Ads ekspertė, nes ilgą laiką buvau Meta-Ads ekspertė ir dabar esu, bet kažkaip dabar daugiau, mano turbūt, sakyčiau, 70% laiko eina dirbtiniam intelektui ir tai 30 Meta-Ads reklamoms. Tai Meta-Ads reklamos greičiausias būna tas rinkos testuotojas, kuris parodo, kuris vizualas man geriau veikia visada. Ir dėl to galima sakyti, kad iki 10 kartų nedidesnį įsitraukimą duoda judantis vaizdas prieš nejudantį vaizdą. Tai, čia tiek net iš savo statistikos galiu sakyti, anksčiau, tarkim, kai dėdavau prie vienos kampanijos ten kelis maketus ir vieną video, tai dabar jau dažniausiai darau atvirkščiai, ten maketą gal vieną ar du sukuriu, bet dedu bent kelis skirtingus video su skirtingais visiškai išpildymais tam, kad pritraukti vartotojų dėmesį. Ir natūralu, kai mes ne tik esame gražiai nufotografuoti ar įdedam kažkokį vizualą, bet kuriame akių kontaktą ir girdim mūsų balsą, arba mes rodom kažką su savo produktais, arba kuriam personažą, kuris taip pat yra žaismingas ir turi savo net ir tam dirbtinio intelekto veide, bet tam tikras emocijas, tai tas emocinis poveikis mūsų žiūrovų yra daug stipresnis negu iš nuotraukos. Norit, sakykit, ką norit, bet taip yra. Žmogus yra empatiška asmenybė ir kai mato kitą veidą ar žmogaus, ar kažkokio, kad ir pieštinio personažo besišypsantį, kitaip reaguoja. Tai va, ir algoritmai be abejo taip pat rodo, kad, tarkim, Instagrame tai vienareikšmiškai, TikTokas ten praktiškai yra vien video, Facebookas vėlgi labai stipriai keičiasi ir eina link Instagramo statistikos, link to, kad vis daugiau ir daugiau ričo to įmanoma pasiekti su video. Dar Instagrame, aišku, ir karuselės toks neblogas dalykas, bet tarsi toksai paprasčiausias ir greičiausias būdas, jis tampa paprasčiausias ir greičiausias, kai žinai, ką daryti. Kol nežinai ir kol atrodo, kad tai yra kažkas be proto sunkaus, tai yra sunkus uždavinys, o mūsų tikslas šiandien yra, kad po šios paskaitos mes ne tik pasiklausytumėm, bet eitumėm rytoj ir darytumėm kažką. Ir dėl to gale jūs gausite tą QR koduką su tokia gan nemaža promptų atmintinė. Video ir nuotraukų ir video. Mes kursim, eisim pažingsniui, tai pamatysit, čia neapsieisim ir be nuotraukų kūrimo šiandien, nes tai yra susiję procesai. Ir skaičiai kalba patys už save, tai ką aš esu minėjusi, kad kai pradėjau žaisti su įvairiais įrankiais, tai čia jūs matote kairėje pusėje Instagramo mano statistika, kaip išsiskyrė, kai aš pradėjau žaisti su visais pieštiniais personažais, kalbančiom meškom ir visa kita. Čia buvo dar vasara, jeigu neklystu, birželio mėnesį, gal gegužę, nepamenu tiksliai, kada dabar. Dešinėje pusėje įdėjau palyginimui skaičių iš TikToko, tai TikTok'e beveik 500 000 peržiūrų, Instagrame 283, dabar jau 286, tai jo, tūkstančiai čia peržiūrų, tai ryškiai išsiskiria iš tų visų kitų, kur ten būdavo 4, ten 3 tūkstančiai ir taip toliau, ne? Tai būdavo, jau kai pradėjau žaisti dirbtiniu intelektu, tai didėjo 25, 13, 286, tokie skaičiai. O sakau, TikTok'e šitas vien, čia yra vienas tik tai Reelsas, prigeneravo pusę beveik milijono. Tai pasiekti nemokamai, neišleidžiant nei cento, tai yra stipru. Nes aš kaip Meta-Ads atstovė, patikėkit, aš žinau, kaip reikia, kokiais pinigais reikia pasiekti, kad išrodytum tokiai auditorijai ir kad jinai dar įsitrauktų, nes dar patikėkit, kiek komentarų yra, galite užeiti pasižiūrėti. Tai kad tiek gauti įsitraukimo, tai įspūdingai reikia investuoti į meta reklamą ir dėti pinigų.
O mes galim pasidaryti nemokamai visą tai, jeigu mūsų tas turinys tampa viral, tas vadinamas virusinis, jeigu algoritmai jį pasigauna ir išneša į plačiuosius vandenis. Tai va, tai keliaujam toliau ir aš pradėsiu, žiūrėkit, pradėsim mes va tai va daryti šiandien nuo caption programėlės. Nesakau, kad visi naudosit visus įrankius, pradėsim nuo įrankio, kuris yra brangiausias, bet rankinio darbo beveik nėra. Dabar, nulis, zero. Ir baigsim programėlę, kur patiems galbūt kažko daugiau reikia įdėti, bet visiškai yra nemokama. Ir kiekvienas iš jūsų rinksitės, ne? Ar aš imu prenumeratą, captionų ir man reikia tą kalbančią galvą, kurią aš susifilmavau, savo dažniausiai kalbančią galvą susifilmuoju, padaryti visai, kad sumontuotų tą programėlę už mane viską ir taip ir anaip. Ar geriau pats kažką tai pasidarysiu su kitais įrankiais, apie kuriuos mes kalbėjom, nemokamai. Tai va, tai aš trumpai, captions visi žino dažniausiai iš, kaip titrų dėjimo programėlę. Ir aš tą programėlę turėjau dar iki jos stebuklingos jai funkcijos atsiradimo. Labai džiaugiausi, mokėjau tokį, gal nedidelį mokestį, kiek aš ten mokėjau, gal 9,99 per mėnesį pro planą. Nes man, kalbėtų lietuviškai titrus, tai reikėjo to plano, nes dėjau vienintelę tobulai, jau eilę metų aš su juo buvau. Ir tada staiga atsirado Max planas, kuriame yra įdiegtas dirbtinio intelekto valdomas vaizdų įrašų redagavimas ir generavimas. Tai reiškia, kad mes įmetame savo vienoj vietoj prie tuščios baltos sienos. Tai aš jums gal parodysiu netgi savo biblioteką, susijungsiu, kaip rezultatą iš kokio video padarė kokį video. Ir jūs tada pamatysite, ką aš turiu omeny, kad mums užtenka atsisėsti be jokių specialių montavimo triukų, ramiai prie savo sienos, susifilmuoti ir įkelti šitą programėlę, paspausti vieną mygtuką ir vyksta darbas. Tas darbas vyksta kokių 15 minučių, tai dėl to aš jums nerodysiu vykimo proceso, nes susirinkti mums šiandien ir 15 minučių žiūrėti į tą vadinamą renderinimą, tai nėra prasmės. Bet aš prieš paskaitą šitą darbą pasidariau ir padariau taip, kad aš jums parodysiu žaliavą, kaip tą žaliavą įkėliau ir kas iš tos žaliavos gavos. Tai va, tai šitas planas jau kainuoja 25 kažkur tai, čia dolerių, eurais, tai ten vaikščia, bet taip plus minus irgi panašiai. Tai turėkit omeny, kad plus 25 prie to paties, tai gaunasi iš viso 3, ar gal, nežinau, kad kažkaip, gal iš viso 25, kad eurais, man lyg tai apie 30 eurų nuskaičiuoja dabar. Ten dar su visais tais valiutų konvertavimais, bijau sumeluoti, bet apie 30 eurų man nuskaičiuoja iš kortelės, tai aš taip įsivertinau logiškai, kad šiaip video tokio reelso sumontavimas, net ir nelabai profesionalus, ten toks ant greičio, kas tą daro, ne, jisai kainuoja kažkur 50 eurų, o čia už 30 eurų galiu prikepti kiek noriu per mėnesį. Tai man asmeniškai nekilo klausimų, kai aš dirbu su tuo, ar čia apsimoka ar ne, nes pasiskaičiau matematiką, ar samdytą asistentę, kuri už kiekvieną man po 50 eurų ims, ar vieną kartą per mėnesį ir už tuo 10, ar ten kiek reikia, nes aš dar beje naudoju ne tik savo, bet ir klientams kartais pamontuoju. Tai va, tai aš dabar pasidalinsiu tada su jumis kitu savo ekrano vaizdu ir aš norėsiu parodyti jums, tuoj tik tai susijungsiu savo ekrano vaizdus, kad per kompiuterį rodytų telefoną, kad man nereiktų atskirai jungtis. Ir aš jums parodysiu žaliavą ir paskui parodysiu, ką padarė captions programėlė su ta žaliava, kaip paėmė ir sujungė. Tai tuoj aš jums pirmiausiai parodau tokį, aš sustabdysiu, dabar pasidalinsiu. Tuoj pasidalinsiu telefonu dabar. Jūs turėtumėte dabar ekrane matyti mano telefoną.
Ir aš iš tiesų garso neleisiu, net ir dalinausi be garso, nes nu, tai nėra esmė, nors ten prideda šitą programėlę ir klikų visokiausių, ir muzikėlių, ir visko, bet tiesiog aš, kadangi čia yra paprastas senas rylsas apie mokymus, kurie yra pasibaigę, tai nėra niekieno reklama, tai traktuojam tik tai vizualinį vaizdą. Tai aš tiesiog atsisėdau priešais langą pas save svetainėje, čia lempas pasišviečiau už nugaros, kad gražiau būtų, kažką tai tokio, bet visą va taip tekstą sukalbėjau labai labai paprastai. Nu, to prasme, bet dabar čia matote mano lūpos juda ir viskas kalbama visiškai nekeičiant kameros, čia tik tai prašysiu, jeigu kas gali, pritildykit kai kuriuos narius, nes pas kažką tai garsas. Aš pati užtildysiu galbūt. Kažkas, jo, nepamirškim garsus išsijungti, nes kartais pas mus kambarį gali trukdyti kitiems dalyviams. Tai va, tai toksai labai labai paprastas mano buvo sukalbėtas keli sakiniai, kuriuos aš susikalbėjau tiesiog pati atsisėdus. Čia truputėlį gal striginėja, bet jis yra vientisas. Aš tiesiog kalbu priešais langą ir nėra jokio montavimo triuko. Nu, ta prasme, jokio montavimo nėra iš viso. Ir dabar aš va šitą video paėmiau ir įsikėliau į Captions programėlę, kuri atrodo taip, beje šią savaitę pasikeitė logotipas, visą laiką buvo kitas ir pati šiandien nustebau, nes šiai dienai logotipas yra toksai. Tai dar praeitą savaitę man kitą davė, tai jau tas yra atsinaujinęs Caption logotipas, tai jūs dabar matote ir aš juo atsidarau. Ir čia labai paprastai mes importuojam video, tarkim pasiimu aš tą video, bet dabar sakau nedarysiu. Spaudžiu tęsti, spaudžiu importuoti elementą ir jeigu noriu jau gauti tą funkciją už 25 ar ten 30 eurų, tai turiu persijungti iš rankinio redagavimo į šitą EI Edit. Ir čia prasideda visa magija. Spaudžiu redaguoti ir pasirenku kažkokį redagavimo stilių. Ir dažniausiai renkuosi šitą arba šitą. Štai galiu nuimsiu garsą, kad man nekalbėtų šitą arba šitą. Pasižiūriu, kaip man gražiau, spaudžiu Select ir man viską suredaguoja. Tai aš dabar jau šitą variantą turiu suredaguotą. Aš jums parodysiu, aš jį, prieš pat paskaitą rašo 52 minutės ar kiek čia atgal suredagavau. Tai pasižiūrim, kaip nieko man nedarant, realiai spaudžiant vieną mygtuką į jai, tas redagavimas, man viską suredagavo ir kartu uždėjo titrus. Čia jau ir titrus kartu uždeda. Ir, ta prasme, vaizdas yra lygiai tas pats, tik žiūrėkit, atsiranda jau ne tik titrai, bet ir atsiranda įvairiausi paryškinimai, įvairiausi tu atsiras vaizdo intarpai, apie tai, ką aš kalbu, ne, atsiranda įvairiausi ant ekrano užsklandos ir tokie įvairūs niuansai, kas man, kaip jie nuskaito. Kas yra svarbu, kad šitas dirbtinis intelektas, jis labai gerai supranta lietuvių kalbą. Tikrai yra su ta lietuvių kalba, žinokit, problemų kituose dirbtinio intelekto įrankiuose, kur mes keliausim į sekantį, kur yra problemų lietuvių kalboje. Tai kas man patinka su Captionais, jie pirmieji buvo, kurie pradėjo dėti titrus lietuvių kalba, dėdami titrus nedaro gramatinių klaidų, beveik, jeigu mes patys ten nesusimalam, liežuvis mums nesusipinam, čia jau atsijungia, bet nesvarbu, nes mes neturim laiko, dar turim eiti į kitus įrankius, tai aš jau baigsiu dalintis, bet ką aš turiu omeny, kad nuskaitę lietuvių kalbą, deda ne šiaip iš lempos kažkokius intarpėlius, bet toje temoje. Jeigu aš kalbu apie pinigus, man deda intarpuose pinigus. Jeigu aš kalbu apie, ten nežinau, kažkokius mokymus, man deda salę su mokymais tuose tarpuose ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai per tuos ten 10 ar 15 minučių, kol renderina, jisai išsiaiškina, apie ką aš kalbu, susirašo promptus pats siunčia kažkam, kas piešia tuos promptus, parveda tuos promptus. Ir jeigu turit klausimą, ar galima redaguoti dar paskui rankiniu būdu, tai taip. Aš dabar to nedemonstruosiu, bet va čia pačioje, kur yra tos linijos, ten geltona, oranžinė ir rožinė, tai ten yra būtent tie intarpėliai. Čia baigė mano ekranas dalintis, tai užstrigė dabar.
bet galima ant jų paspausti ir rankiniu būdu paspausti, persiredaguoti ten kokį promptą, jeigu man būdavo, kad labai, tarkim, mėgsta piešti, būdavo vienu metu, kad azijiečius piešia, o aš tarsi, ir nieko prieš juos neturiu, bet aš suprantu, kad jeigu aš kursą reklamuoju Lietuvoje, tai netrodys kaip mano sukurtas reelsas, jeigu aš piešiu žmonės, kurių nėra čia daug. Tai tiesiog atsidarydavau promptą, atsidarydavau apačioje tą vieną iš tų linijų ir prirašydavau žodį, kad Šiaurės Europos išvaizdos, pridėtų žmonės, vietoj, 2 žodžius dar rašydavau. Tai va, tai tokiu būdu aš realiai gaunu nusifilmuoju prie vienos baltos sienos, ne baltos, čia pasidariau už nugaros šviesas, bet galima taip pat ir prie baltos sienos nusifilmuoti, paspausti vieną mygtuką, nueiti išgerti kavos ir grįžus rasti padarytą mūsų reelsą su visais titrais, su užsklandėlėm, intraverpėlės. Ir dar, kaip minėjau, čia jums nesigirdi visi klik, visi šlamėjimai, visi ten, tai dar ir šitie visi yra sudėti, kurie tie specialūs garsiniai efektai, kurių reikia kiekvienam reelsui. Tai va, tai šitas įrankis toksai visai fainas ir galingas, o aš dabar grįžtu į kitus, nes mes šita paskaita nėra, kad vieną kažkurį mes praeitumėm kaip mokymą. Tai ir klausimų, daugiau tokių abstrakčių tikiuosi, o koks ten mygtukas buvo, nes negrįšiu ir nekartosiu mygtukų, nes jeigu mes susižaisim su vienu, tai tiesiog mes nepamatysim kitų. Tai mūsų tikslas šios paskaitos gauti įrankius ir pamatyti tai bazę, ką jie daro, tam, kad kiekvienas atsirinktumėm ir žinotumėm, kurio jums įrankio labiausiai reikia ir jau tada prasitestavę galbūt, nes dauguma duoda jums, vis tiek duoda ten savaitę tą free trial periodą, tai praktiškai visi duoda. Tai jūs galite prasitestuoti ir po to žiūrėti jau, kurio jums reikia ir jau tada gilintis, tada jau žiūrėti, kaip ar mokymų reikia, ar patys suprasite. Tai mes keliaujam, kad negaišti laiko, iš karto į kitą mano labai labai mėgstamą įrankį, kuris yra lyderis, nesumeluosiu sakydama, lyderis avatarų kūrime, tai yra HeyGen. Ir su HeyGen aš jau irgi draugauju nemažai laiko, kuris yra skirtas kurti avatarams. Tai su juo aš esu susikūrusi nemažai avatarų ir tarkim, kai man būna dienų, kai aš noriu pakalbėti savo story, bet aš noriu kalbėdama istoriją atrodyti gražiai, o pavyzdžiui, tą dieną neturiu noro darytis makiažo ir iš viso sergu gal apsiklojusi lovoj gripu, bet turiu tik tai tekstą, kurį noriu, kad sukalbėtų kažkokį, kartais vis tiek mums reikia net ir sergant daryti reklamas ir visą kitą. Tai ką aš tada darau, aš tą tekstą užmaunu ant savo avataro ir dauguma netgi pažįstamų draugų nesupranta, labai labai artimi žmonės, tik tai jau supranta, sekėjai tai niekada nesupranta. Nors sako, kad supranta, bet kai darau testą, tai tada paaiškėja, kad jeigu klausiu žmonių, sakau, kaip jūs manote, ar jūs atpažįstate, kada yra kalba avataras, o kada ne, visi sako, atpažįstu, bet kai darau testą, kur tas, tai paaiškėja, kad visgi ne, kad tik jiems atrodo, kad atpažįstu. Tai yra geriausias komplimentas man sakantis, kad visgi tie avatarai gali dirbti už mane ir man nebūtina kiekvieną dieną eiti į eterį. O jeigu iš jūsų kas nors planuojate ar kuriate tokį blogą Instagrame, kur būna tokių blogų. Aišku, jeigu jūs esate produktų atstovas, tai kitaip yra, bet jeigu jūs esate toksai asmeninio prekinio ženklo ir jums reikia dažnai save rodyti, o ne visada norisi. Tai HeyGenas yra puikus pagalbininkas, kuris taupo laiką ir dar ką jisai daro, leidžia kalbėti visomis pasaulio kalbomis. Populiariausiamis, aš nekalbu apie ten tokias, kur visai, bet populiariausiamis kalbomis visomis jūs galite nusifilmuoti save kalbant arba avatarą sukalbant, tada išsisaugo tą video ir įkelia daryti translation, kad į pasirinktą kalbą. Ir jūsų pasirinktoj kalboj padaro tą video ir netgi uždeda tos kalbos titrus. Tai HeyGenas labai super dirba ir aš esu įsidėjusi pasidalinti, bet aš galvoju, kad aš dalinsiuosi realiu savo HeyGenu, tai pasidalinu savo
Palaukit, kur čia dabar, galvoju, kad nesupainiočiau, perpasidalinu savo Heigen programėlę, iš karto. Jinai tiesa yra ir telefone, ir kompiuteryje. Aš naudoju abu, jie susisinchronizuoja, tarkim, jeigu aš sukuriu kažką, telefone, tai matau ir kompiuterį įvairiai. Šiaip dažniau tai gal ne telefone, kuriu, labiau gal mėgstu telefoninę versiją, bet dabar man patogiau jums parodyti ant kompiuterinės versijos. Tai čia vat yra įvairių mano projektų. Aš esu sukūrusi ir iš pieštinių galima daryti, galima save nusipiešti ir su kažkokiu įrankiu ir tą jau atgaivinti, nupieštą. Čia kažkada apie kalėdas kūriau, kažką net neatsimenu, ką aš čia kūriau. Tik tai žinot ką, aš jums pasidalinsiu su garsu, dabar aš žiūriu, kad be garso pasidalinus. Tuoj perpasidalinu ekraną su garsu ir tada mes turėtumėt girdėti jau garsą. Kažką, nepamenu, ką aš išnekėjau. Rašyk komentaruose žodį avataras ir aš atsiųsiu instrukciją tokių video kūrimui. Tai čia buvo prieš kalėdas su visais tais elniais. Tai čia dariau netgi iš nuotraukos, nors iš nuotraukos nesidaro labai realistiški. Man tai čia nerealistiška. Realistiški atrodo kiti. Šitas iš nuotraukos jie tokie šiaip savo pažaidimui. Realistiški atrodo tokie kaip pavyzdžiui šitas, kuris kalba realistiškai. Nepamenu, ką irgi reklamavau čia. Nori išmokti dirbtinio intelekto naudotis nemokamai? Ir taip toliau. Tai va čia yra avataras, kuris kalba. Projektas sukurtas su avataru. Tai va, tai yra tokiausių visokių avatarų. Aš esu ir juodas, ir kitas auksos spalvos, kitas balta su burbuliukais paėmiau, kitą paėmiau va taip atrodantį. Ta prasme, prisikūriu daug, kad tie avatarai, jie kalbėtų, nebūčiau kiekvieną dieną su ta pačia apranga. Šiaip aš turėjau kažkur, dabar žiūriu, gal ištryniau. Va, šitas buvo gan realistiškas labai. Šito nieks net pažindavo, kai kalbėdavau. Čia esu dirbtinio intelekto avataras, vedantis socialinius tinklus vietoje savo šeimininkės. Bet man atrodo, kad aš geriausia netgi kažkodėl gal pratryniau, buvo automobilyje. Tai ten, kur automobilyje buvau susifilmavus, ar gal ir ne jo, gal kažkaip aš ištryniau, tai ten būdavo toks jau visiškai geriausias, kur nieks tikrai neskirdavo. Tai jų visokiausių yra, bet aš noriu parodyti dar vieną privalumą Heigeno, tai yra vertimą į kitą kalbą. Tai tų kalbų aš irgi čia žiūriu, italų kalbą buvau įsivertusi kažką, net nepamenu, ką kalbėjau, kadangi aš šitų kalbų nesuprantu, kuriomis kūriausi ir šiaip testavausi. Tai įvairiai, portugalų kalbą esu kažką pakalbėjusi, galite pasiklausyti. Aqui está vídeo com seu rosto sem usar ferramentas de aprendizado. Apenas pouco mais silencioso que 3%. Toliau esu italų kalbą kalbėjusi, prancūzų kalbą, ispanų kalbą. Daug įvairiom kalbom esu kalbėjusi. Tai galime italų paklausyti. Ecco come appare il mio posto di lavoro quando tengo le lezioni. Oggi ho già tenuto le lezioni e vorrei davvero discutere con voi sull'intelligenza artificiale. Quindi sai, per esempio, quando le persone mi dicono che adesso sostituirà l'uomo, no? Quindi noto che le persone parlano dell'intelligenza artificiale come se fosse ancora qualcosa di lontano nel futuro. In realtà... Aš nežinau, ar čia jisai nedaro klaidų. Jeigu kas italų kalbą puikiai mokate, galite pakomentuoti. Bet aš ispanų kalbą buvau įrašęs, klausiau ispanakalbio, tai sako, kabinėtis galima, bet principe viskas ten gerai, visi suprasti. Tai įsivaizduokite, ant kiek Heigenas mus išplečia mūsų ribas, mes galime ne tik kurti video su savo avatarais vietoje savęs, nes ką mes darom, tai pirmiausiai susikūrėm skiltyje avataras, mes susikūrėme avatarą, čia yra mano sukurti avatarai, bet įvairūs avatarai, o kur yra spaudžiame jau create ir kuriame jei studijo, tai jau kuriame video su tuo avataru ir viską. Tai mes tiesiog pradžioje susifilmuojam kažkokius tai video, čia susikeliame iš jų pasidarom avatarus. Kiek čia dabar tų avatarų pas mane yra? Tiek ir yra avatarų. 8 avatarai. Ir paskui galime kalbėti kitomis pasaulio kalbomis. Tai yra tikrai toks, fainas įrankis, ne? Manau, kad tikrai daugeliu jisai gali būti, visai
Gera alternatyva, ypač tiems, kas galbūt nesijaučiate drąsiai prieš kameras ir kurie, nu, tarkim, vieną kitą kartą galite susifilmuoti susikaupę, pasirinkti kelias outfitus, nuvažiuoti kažkokią studiją, nuomoti, susifilmuoti, bet kasdien tai būtų varginantis darbas, tai čia yra išeitis, mes galime taip apeiti. Tai yra nemokamas planas, leidžia tik vieną avatarą turėti, 3 įrašus per mėnesį ir žemesnės kokybės eksportavimą. Aš naudoju kūrėjo planą, bet ne, aš naudoju tarpinį planą, nes man kažkaip appsi telefono leido parsisiųsti planą, kuris kainuoja 10 eurų ir aš čia mažom raidytėm apačioje jums rekomenduoju. Pasižiūrėkite, pabandykite paieškoti akcijų arba pabandykite dar padaryti tokį triuką, užsisakyti nemokamą bandomąjį periodą ir atšaukiant jį parašyti priežastį, nurodyti, kad per didelė kaina, kai kurie appsai pasiūlo pusę kainos nuolaidos. Aš taip kažkada prieš, nežinau, 1,5 gal metų pagavau 10 eurų mėnesiui ir neatsisakau, nes šiaip jis oficialiai kainuoja 30. Aš moku 10. Ir praktiškai telefoniniai versijoje gaunu visą tą, kas čia išvardinta. Tai kiekvienas pabandykite šitą triuką pratestuoti. O mes dabar keliausime į jau tokį darbą, kurį padarysime gal net kartu su jumis pabaigoje. Tai kursime Reelsą iš savo fantazijos, visiškai nuo nulio. Tai tam mums reikia kelių įrankių. Tai Nano Banana su nuotraukų transformacija. Aišku, dabar ir ChatGPT piešia, taip pat, pagerėjo kokybė ChatGPT, galima ir ChatGPT piešti, bet aš vis tiek labiau mėgstu Nano Bananą. Man jisai pagauna ten veido mikro tokius judesius mano, kad mano paskutinės Facebook'e nuotraukos dėtos visi rašė, kokia graži nuotrauka, niekas nesuprato, kad avataras, ne avataras, bet su Nano Banana piešta. Tai taip, man tokios kokybės piešia Nano Banana. ChatGPT truputėlį man netaip gražiai piešia, bet drąsiai galime piešti ir su ChatGPT. Ir ką mes darom, mes nusipiešim iš savo fantazijos visą sceną, viską, ką tik norime ir toliau keliaujame į dirbtinio intelekto įrankius. Tai čia galima pasirinkti Klinkijai, Sora, Grok ir taip toliau. Tai tų įrankių net ir daugiau, čia šiandien ne 5 visumoj suvardinu aš, desnį kiekį, bet realiai šiandien pratestuosim iš jų vieną. Nano Banana plus vieną įrankį, kuris atgaivina vaizdus. Tai pirmiausia, Nano Banana, tai visi kažkaip daugiausia žino tik tas 2 funkcijas, arba gal ir daugiau funkcijų žino, bet žino, kad kažką parašau promptą ir man kažką nupiešia. Ne, tai tas Nano Banana, jūs kai ir gausite atmintinę, QR kodas atmintinę, jūs rasite ten daug tų promptų. Bet iš esmės antrą funkciją dar irgi žmonės dabar jau įvaldė, kad pridedu promptą, pridedu savo nuotrauką kažkokią ir su manim nupiešia vaizdą. Tai čia yra tas maloniausias žaisti, nes jeigu geri promptai, tai galima išgauti super aukštos kokybės, super ultra realizmą. Tokį realizmą, kad su visom porom, su nežinau kuo. Ir yra paradoksas pas mane buvęs. Aš prieš 1,5 metų esu dalyvavus realioj fotosesijoje, kur gavau fotografo nuotraukas ir, gal dar pafotoshopino jisai, manęs visi klausė, su kokiu dirbtiniu intelektu piešiai. Ir dabar, kai praėjus 1,5 metų aš piešiu su dirbtiniu intelektu, visi klausė, koks čia fotografas. Tai prasme paradoksas, ne? Tai tuo metu žmonės užskaitė fotografo darbą už dirbtinį intelektą, o dabar, bet iš tikrųjų gal buvo truputėlį daugokai paretušuota, nežinau. Man patiko ta kokybė fotografo, bet visi klausinėjo, tai su kokiu čia įrankiu taip gražiai piešiai. O dabar, kai nupiešiu su Nano Banana, ta prasme, ypač ten Instagrame gal tokių nėra, aš Facebook'e kartais dedu prie savo rašymo postų tokius aukštos rezoliucijos kokybės iš arti veido nuotraukas, kad nieks nesuabejoja net, kad tai gali būti dirbtinio intelekto piešinys, nes aš ten atrodau, kas mane pažįsta, labai realistiškai. Tai šitų nieks jau net nebejoja, kad
bet yra ir daugiau funkcijų, tai mes galime sujungti per nano bananą kelis kadrus į naują sceną, tai jeigu turime, tarkime, žmogų, aprangą ir interjerą, tai mes galime paimti ir padaryti, kad žmogus apsirengtų norimą aprangą ir pasitalpintų norimą interjerą. Tai pavyzdžiui, drabužių kūrėjams, visiems kitiems staiga nebereikia jau ieškoti, kokie modeliai išrodys jūsų ar ten batus, ar ten sukneles, ar kažką kitą, nes tai puikiai padaro nano bananam. Toliau mes galime keisti kaip dizaineriai, vėlgi, aš atsimenu dar irgi, kiek dirbdavom anksčiau, kai reikdavo pakeisti interjerę, ne, kažkokią detalę, kiek ten būdavo vizualizacijų daroma, kokie ten būdavo kosminiai darbai su vizualizacijų darimo programėlėmis, tai dabar mes tiesiog dedam į nano bananą, parašom, kad šitas užuolaidas iš žalių padaryk mėlynas ir visą kitą, tarkim, galim savo kambarį nufotografuoti ir visą kitą paliekam. Lygiai taip pačiai labai gerai atvaizduoja tekstus vaizde. Tai reiškia, kad net lietuvių kalba užrašytą tekstą jau parašo gerai mūsų vaizde. Aš tik tai testavus, esi pastebėjus, kad dar su mažosiom klaidom kartais padaro klaidų, su mažosiom raidėm, tai padaro klaidų, tai su didžiosiom raidėm rašau, pavyzdžiui, jeigu noriu savo paveikslėlėje turėti plakatą, tai geriau rašyti didžiosiom raidėm, tada kažkaip nepameta tų raidžių. Lietuvių kalba iš viso yra problematiška, kitom kalbom tai nepameta, anglų kalba niekada ir ten ir nepamesdavo. Pamesdavo pradžioj, bet tikrai yra daug geriau. Tai va, tai matau, kad dabar labai daug komentarų, bet aš žinokit gale paskaitysiu, nes jeigu dabar stosiu prie kiekvieno įrankio, o dar labai daug turiu ką pasakyti, tai mes tiesiog nespėsim ir keliaujam toliau. Tai su produktais aš jau seniai dirbu tokiu principu. Man klientas, kad ir meta reklamą nori, kad aš jam padaryčiau, tai aš net jau nebeprašau klientų, kurie užsakinėja meta reklamas, kad man ten kažką siūskit, nuotraukas, kaip ten jūsų tie šampūnai, ar ten kažkas atrodo. Sakau, e-shop'e yra prekės, yra gerai, pasidarysiu, nes man greičiau praktiškai paimti promptą, ten copy-paste iš savo promptų kažkokios tai sąrašo, prie jų iš e-shop'o paimtos prekės ir man padaro, kur reikia tą buteliuką, patalpina, kur reikia, kaip reikia, apšviesta kaip reikia ir taip toliau. Tai e-shop'ų savininkai tikrai tai yra fantastiškas įrankis, promptuose bus produktų promptų, atkreipkite dėmesį. Tuo tarpu ne produktų kūrėjams bus labai daug promptų atmintinėje, tokio tipo promptų, kaip čia įdėtas. Ir dar ilgesnių, ir dar daug ilgesnių. Tai tarkime, čia yra dėjau kažkokį net nelabai geros kokybės selfie, dėjau į nano bananą atsidarius šitą tekstą, anglų kalba parašytą, ir man gavosi nuotrauka. Dabar bus galbūt klausimas, ar lietuvių kalba neužtenka rašyti. Šiaip užtenka. Jeigu norim tokio gan paprasto, užtenka. Net ir sudėtingo gal užtektų, bet kai mes kuriam sudėtingus promptus, ir aš jos dažniausiai jų ieškau visokios užsienio kūrėjų, anglų, rusų kalbomis, tai ten būna labai daug aprašymų, ne tik, kad aprašo objektą, kad ten, kaip čia, moteris sėdi ant žemės su blonknotu ir pieštuku, bet reikia įvairiausius dalykus nurodyti, kaip ten, nežinau, kameros kampas, apšvietimas, šešėliai, objektyvo tipas, fotografavimo juostelės, ten visi fotografiniai terminai, kurių aš, po teisybei, nežinau. O dirbtinis intelektas žino. Tai tie dalykai labai gerai yra išdirbti anglų kalboje, aš turiu pasitvirtinusi kaip jau formulės atskiras, ir dėl to visus promptus, kuriuos šiandien gausite, jie bus anglų kalba. Jeigu jūs norėsite ateityje turėti daugiau promptų, aš jums pasakysiu pabaigoje vieną triuką, kaip iš jų kurti kitus promptus. Nes aš promptus kuriu pati. Tai va, tai čia lygiai taip pačiai matote, kad galiu susikurti įvairiausių promptų ir aukštosios mados studijoje padarytą save, ir futuristinėje aplinkoje su ateivių skraidančiomis lėkštėmis ir įvairiausių kitų. Tai kai kuriuos aš esu naudojusi savo komunikacijoje, ten jeigu man pagal nuotaiką tinka, kai kuriuos testuoju, rodau, paskutinius kaip verslo fotosesija,
Tai tokių pamėčiau skirtingų, gan skirtingų promptų, kad pamatytume tą diapazoną nuo iki kiek gali. Va, ir kai mes jau turime pasidarę visą šitą reikalą, mes galime keliauti į vieną iš mano išvardintų įrankių ir atgaivinti. Aš prisipažinsiu, kad pavyzdžiui, tas meškas, kurias jums pradžioje rodžiau, tai kūriau tada birželio mėnesį kažkur su VO3. Nes VO3 buvo pats pirmas įrankis, kuris prakalbo. Ne tai, kad mes tik kūrėm video, bet tie video kalba. Ir dar kalba lietuvių kalba. Tai buvo kažkas tokio wow. Dabar tų įrankių atsirado daugiau. Ir aš VO3 prisipažinsiu, nenaudoju dabartiniu momentu dėl labai paprasto tokio dalyko biudžeto taupimo, nes atsirado įrankiai, kurie daro tą patį nemokamai. Va, tai mes šiandien apie tai ir pakalbėsime su jumis. Dar labai mėgstu Klink.ai. Klink.ai visgi turiu ir pati moku šį įrankį, nes, jisai man yra tikrai labai įspūdingas. Ir su juo irgi atgaivinu paveikslėlius ir kuriu irgi truputėlį avatarus, su juo dabar irgi galima kurti kitokio truputėlį pobūdžio avatarus negu su Heidženu. Ne tai, kad susikurti vieną avatarą, kuris vėliau dirbs, bet su Klink.ai galima savo sukalbėtą save iš karto užmauti ant bet kokio foto avataro. Tai irgi yra labai įdomus toks įrankis, bet jisai jau yra mokamas ir jeigu norim daugiau kurti, tai gan nemažai gali kainuoti per mėnesį, nes ten per Klink.ai viskas eina kreditais. Ten labai greitai prikapsi tie kreditai. Su Sora, nors Sora yra ChatGPT įrankis, žinokit, esu mažiausiai žaidusi, nors ChatGPT naudoju, bet Sora dar kol buvo Soros ta senesnė versija, jinai, tragiška kokybė buvo palyginus su to pačiu Klink.ai. Kai atsirado geresnė kokybė jau Sora, gera kokybė, nenaudoju dėl to paties biudžeto, nes tas pats Grokas, mano požiūrį daro tą patį, tik nemokam. Tai vėlgi, mano tikslas jums duoti ir parodyti triukus ir tai, ką galima įsigyti ir jau neįsisuksim, bet kartu parodyti ir įrankius, su kuriais galim truputėlį staupyti ir apžaisti. Tai čia tokie pagrindiniai įrankiai, nors buvo paminėta paskaitos pradžioje 5, bet jau čia tikrai nebe 5 gaunasi su visais šitais mano parodytais, bet eisim per ne visus taip detaliai galbūt, kai kuriuos tik paminėsim. Tiesa, dabar Nano Banano, ar jis yra mokamas, ar tai ir jisai nemokamas. Tai galima piešti ir nemokamai. Nano Banana yra, jie jūs rasti per Gemini įrankį arba Google AI Studio, bet dabar per Google AI Studio ten irgi reikia įsipirkti tam tikrą kiekį ir tada piešia, bet taip. Ir taip darydavau. Aš vienuose netgi seminaruose rekomenduodavau per Gemini piešti, kituose paskui buvau perėjus į Google AI Studio, o dabar vėl grįžau į Gemini, nes Google AI Studio be proto ilgai piešia. Tiesiog aš kitą kartą pavargstu laukti. Daug ilgiau užtrunka. Ten, aišku, daugiau yra rankinio redagavimo galimybių, bet labai dažnai ir pakimba ir iš viso man nenupiešia paskutiniu metu. Tai grįžau į tokį gal primityvesnį, bet paprastesnį variantą, vėl į tiesiog Gemini. Ir per Gemini įėjus, tiesiog dedu promptą ir piešiu. Tai aš dabar gal tada trumpai pasidalinu savo ekranu. Ir, nežinau, nusikopijuosiu kažkokį tai vieną iš tų pačių promptų, kuriuos jums vėliau dėsiu. Ir įdėsiu savo veidą ir pasidarysiu savo nuotrauką ir jums pademonstruosiu, kaip aš darausi savo tą nuotrauką. Labai paprastuoju būdu. Įėjau į savo Gemini, paspaudžiau sukurti vaizdą apačioje ant to banano. Čia paspaudžiu pliusiuką, įkeliu nuotraukas
Ne, čia palaukit, ne ten, jau truputėlį spaudžiu pliusiuką, reikia failų įkėlimą, ne nuotraukų, failų įkėlimą. Susirasiu aš tuoj tik tai iš savo, tuoj minutėlę, iš savo galerijos kokią nors nuotrauką. Tuoj minutėlę. Nu, tarkim, bet įsidedu kažkokią nuotrauką, gal kur iš arčiau, kad matytųsi veidas. Bet kokią, galit selfie, labai puikiai tinka selfis. Ir įdedu copy-paste vieną iš tų promptų, kuriuos rodžiau. Tai kas dabar yra skirtumas tarp mokamo ir nemokamo? Kai jūs būtų nemokamas variantas, tai bus tas spartusis, bet jūs negausite nemokamą variantą Pro. Pro piešia, abudu piešia gerai, abudu, jeigu promptas tinkamas, tai nupieši jos, kur gali skirtumas atsirasti rezoliucijoje. Tai rezoliucija, na, tikrai ta tokia būna ne pačios geriausios kokybės, ne Pro versijai. Tai yra tik tai tiek, kad dabar Gemini duoda tokią pigesnę versiją ir galima už 9,99, man atrodo, eurų įsigyti mėnesinį, arba tada bandyti parsisiųsti telefoną ir ieškoti per Google upscale variantų, kad tą ir darydavau irgi kartais. Tai va, štai ir dabar mane nupiešė pagal promptą žiemos aplinkoje, nu kadangi dabar žiema pas mus vis dar šiandien už lango, minus, nežinau, 15 ar 17 šiandien buvo, tai į temą aš bandžiau dėti ir panaudojau tokį ultrarealistišką promptą, kur mane nupiešė su visom porom, raukšlėm ir taip toliau. Mano patarimas jums toksai labai paprastas. Jeigu, nu, nes man kartais studentai sako, kad mane nupiešė nepanašų. Tai kada nupiešia nepanašų? Žinokit, visą laiką dažniausiai, aišku, promptas gali būti blogas, arba jeigu promptas geras, tai dažniausiai tada, kai žmogus deda atskaitos tašką, nu savo kažkokią gražią nuotrauką atsiųstą iš fotografų. Nes žinokit, fotografas jau jūs paretušavo truputėlį, ne? Ten pastumdė jūsų veido bruožus ir dirbtinis intelektas irgi dar daro vis tiek tos mikropakeitimus. Ir jau du dirbtiniai koreguotojai jau būna, o kai kurie, aš taiga supratau, atsimenu, vesdama gyvus mokymus, kodėl kai kurie žmonės sako, kad nepadaro manęs realistiškai. Ir aš atsimenu, prieinu prie vienos studentės ir jinai, nu va, žiūrėkit, nepadarė manęs realistiškai. Ir aš žiūriu, kad jinai deda tokią nuotrauką, kur aš žiūriu, kad čia ne jinai, bet jinai ten pati jau praleidus per visus face-appus, pasidarius, kad jau ten viskas, visi liftingai, kas tik nori, ir tą nuotrauką deda kaip atskaitos tašką. O dirbtinis intelektas iš tokių jau nepadarys jums realių. Tai žinokit, geriau dėkit paprastą selfie, va taip pat, čia žinokit, selfie geriausiai padaro. Ir tada, jeigu jau jums va tokių raukšlių pridės per daug, jau tada eikite į kokį face-appą ir tada pasišpakliuokit save, kaip aš taip sakau liaudiškai, bet netvirkščiai. Nedėkit tos pirminės nuotraukos, iš kurios pieš bent kiek retušuotos, nes tikrai gali jūs padaryti nerealistišką. Tai va, tai toks variantas yra, kad mes būtent su šiuo įrankiu, tuoj grįžtu į mūsų skaidres, pasidarome savo būsimiems savo visiems reelsams, video filmukams kažkokį atskaitos tašką, kažką susikuriam. Prašau, čia pati pamečiau, kur mano skaidrės. Ir grįžtu į savo skaidrės. Tai koks mūsų tikslas yra, ką toliau daryti? Tai mūsų tikslas yra toliau, kai jau mes esame save nusipiešę, ne? Tai mūsų tikslas yra atgaivinti. Ir va čia, pavyzdžiui, skaidrėse, tai jūs matot, kaip aš save atgaivinu. Čia tai šitą suklinkijai atgaivinti. Aš įdėjau, nusipiešiu tą futuristinį aplinkoj su skraidančiom lėkštėm save, įrašiau tinkamą promptą ir mane paima ir sukuria kažkiek tai sekundžių jau klinkijai. Tai ilgų kurti nereikia, ar taip ilgi reelsai neveikia, bet jeigu norite ilgesnio, tai tiesiog suklijuojame 3 vieną po kito.
Lygiai taip pačiai su tuo pačiu buteliuku čia ne šampūnas, bet kažkokia plaukų priežiūros priemonė, kurią aš rodžiau prieš tai, kaip aš klientams kuriu meta reklamas. Lygiai taip pačiai. Iš balto lapo nusipiešiu vonioje buteliuką, tada įsimetu į tą patį klink jai arba grok ir paprašau, kad suteiktų judesio. Ir iš karto aš turiu video reklamą, kur man padaro ir judesį, ir viską, ką noriu, ir drąsiai galiu dėti į meta reklamą ar kur nori, bet taip aš gaunu labai labai daug turinio per labai trumpą laiką. Tik tai mėtau ir man renderina, mėtau, sukūrinėja, mėtau ir sukūrinėja. Ir paskutinis įrankis, į kurį aš jums noriu pakviesti šiandien, tai yra mano mėgstamiausias paskutinių laikų žaislas, tai yra grok. Ir per groką aš suteikiu judesį bet kokiam pasirinktam savo video visiškai nemokamai. Dabar tik tai girdėjau, kad per groką atsirado, kad kartais jau būna eilė, nes iki tol nežinau nemokamo įrankio. Klinki jai kainuoja. Sora ten dar brangiau kainuoja. VO3 kainuoja. Grokas nekainuoja. Bet einant į groką dabar, sako, kartais atsiranda eilė, kad sako, palaukite, dabar turime daug darbo, turite palaukti. Aš nebuvau nei kartą užtaikius ant tos eilės, bet visą laiką paskaitos metu galvoju, kad, gali būti pirmas kartas. Dėl to, sakau, mes dabar pabandysime įeiti į groką, bet jeigu bus eilė ir mūsų neįleis, tai neįleis, ne? Tai aš bandau dabar dalintis savo ekrano vaizdu. Tuoj, palaukit, reikia pirmiau atsidaryti pačiai tą groką ir tada pasidalinsiu. Kuo man dar patinka grokas, kad jisai kuria kalbančius vaizdus. Kalbančius. Tai reiškia, kad tas vaizdas gali kalbėti lietuvių kalba. Tai štai dalinuosiu dabar groką su jumis. Ir kai jūs einate į groką, tai jis atrodys lygiai taip pačiai, kaip atrodo Gemini, lygiai taip pačiai, kaip atrodo ChatGPT, ne lygiai, bet tas pats visa logika, ne, kairėje pusėje meniu, per vidurį mes kalbamės per chatą. Tai mūsų tikslas, jeigu mes norime kurti tuos video, eiti į Imagine. Kairėje pusėje yra Imagine ir mes patenkame į Imagine. Ir čia, kai mes įeiname į Imagine, mums užtenka tik tai pridėti bet kokį sukurtą savo produktą, žmogų, bet kokį atskaitos tašką. Tai nežinau, dabar net neturiu nusimačius kažko, bet pabandysiu uploadinti tą failą. Uploadinsiu bet kokį savo, tarkim, buvo ant stalo nupieštas buteliukas ir toksai žaismingas ir jį atgaivins. Tiesiog buvo ant stalo nupieštas buteliukas. Čia truputėlį palauksim, bet nežinau, aš paprastai kažkaip greitai renderinu. Nors dabar man vis dar rodo, 20%. Šitą greitai surenderinu. Man kuo dar jis labai patinka, kad daug greičiau už groką dirba. Grokė aš tokio vaizdo laukiu, 10 minučių. Čia žiūrėkit, aš nerašiau jokio prompto, dėl to jisai sukūrė, aš paruštilinau garsą, dėl to jisai sukūrė ir suimprovizavo. Jeigu aš noriu parašyti, aš galiu rašyti netgi lietuviškai. Rašau. Personažas mojuoja rankomis ir lietuviškai sako, aš vanduo, kodėl geri manęs nepakankamai. Va. Jo, klaustukas ir dvitaškių. Viskas. Pažiūrėsim, ką padarysiu lietuvių kalba. Ir spaudžiu generuoti. Ir, tikrai labai greit generuoja.
Su veidais, kartais su veidais irgi neblogai renderina, bet aš kartais pažaidžiu gal kiek, klinkiai geriau veidus, jeigu žmogaus veidą išsaugo. Tai dėl to aš dar neatsisakau klinkiai, tuo labiau, kad ten metų prenumeratą nusipirkus už visai tokią padorę sumą. Bet jeigu man reikia personažų kurti visą filmuką ir klientams kurti, pavyzdžiui, irgi plaukų priežiūros, tai dabar aš įjungsiu, kad kalbėtų lietuviškai, palauk, aš noriu susistabdyti ir nuo pradžių pasileisti, ar kalba lietuviškai. Aš vanduo, kodėl geri manęs nepakankamai? Čia matosi, kad dar liko laiko, nes galėjau ilgesnį tekstą parašyti, bet esmę supratat, ne? Pakalbėjo labai gražiai lietuviškai. Tai, sutikit, toksai gan stiprus įrankis ir ar jūs dabar suvokėte, ant kiek jūs galite padaryti savo reklamą įspūdingą? Dabar čia produktų, jeigu turit kažkokį savo produktą. Jeigu jūs esate tų pačių plaukos priežiūros priemonių, nežinau, vitaminų ar kažkieno tai atstovas, tai pavyzdžiui, piešiame su nano bananą, nusipiešiame ant plaukų, tupintį personažą, kaip kokią nors, nežinau, dilgėlę ar kažką, nežinau, kas ten plaukų priežiūros priemonės įeina, kuris su akim, su rankom, kuri lygina plaukus ir sako, aš jūsų plaukus padarysiu tokius ir anokius. Čia galime prigalvoti iki negalėjimo ir kurti visą filmuką. Tai tai įrankis iš tiesų yra įspūdingas ir aš net noriu parodyti, dabar aš užsidėsiu ant ekrano ir parodysiu, kaip aš vėliau sulipdžiau iš 3, nes nusigaunasi 6 sekundžių. Tai aš tuo tik tai palaukite, aš dabar dar jau pasileidau. Tai aš noriu jums parodyti, kaip aš netgi galvojau kurti, bet tik tai, kad laiko nelabai turiu, bet net savo vaikams, net sūnui, žaidžiančius personažus ir galima kurti visą filmuką. Tai paskui sulipdžiau per CapCut ar Editsus galima sulipdyti, tiesiog labai paprastuoju būdu ir turėti visą filmuką. Labas rytas, atrodo gera diena žaisti. Tuo jau aš jau beveik pasiruošęs. Ei, palaukite manęs, ir aš kartu su jumis. Labas rytas, atrodo gera diena. Išjungiau šitą. Tai ką aš noriu pasakyti, kad mes staiga tampame absoliučiai kokios tik nori realybės kūrėjais. Mes galime sugalvoti savo galvoje bet kokį personažą, jį atgaivinti ir jisai papasakos, ką nori, kaip nori. Ir nors šita paskaita buvo apie tai, tema, kad greičiau Reels kūrimą, bet jisai ne tik greičiau galima sukurti. Žinokit, kiek reikėdavo anksčiau tam visam reikalui parodyti, kiek reikėdavo specialistų, kiek reikėdavo įvairiausių samdyti ir dizainerių, ir filmuotojų, ir ko tik nori. Aš dabar kalbu bendrai, ne tik apie šitą paskutinį filmuką. Ir kaip dabar viskas tampa paprasta. Mums reikia gero prompto ir kelių minučių savo kompiuteryje. Ir mes galime turėti realiai viską, ko tik įsigeidžiam. Tai tuo aš dar pasidalinu trumpai jau pačiai pabaigai tokiais, čia parašiau video VO3 promptų kūrimo formulę, nes buvau kūrus VO3, kol dar piešdavau, bet tas pats galioja viskam, kad jūs irgi gausite tame pačiame PDF faile. Tai vienas iš pagrindinių dalykų, ką rekomenduoju atkreipti, kad jeigu jūs piešiate su savo veidu ir norite, kad išlaikyti jūsų veidą per eilę serijų, tai geriausia, kad personažas nenusisuktų, nes kartais atsisukęs pametat truputėlį veido bruožus, o šiaip nurodykite, jeigu reikia prompto, kas yra subjektas, koks kameros kampas, koks stilius, ką veikia tas subjektas, bendrai kontekstą. Ir pridėkite garsą. Tai kaip ir šiuo atveju rašiau, kad kalba lietuviškai. Tai aš čia padariau dabar labai primityvų ir trumpą. Jeigu jūs norite, jūs galite parašyti kalbą vaikišku džiugiu balsu arba kalbą seno vyro liūdnu balsu. Tai viskas priklauso nuo jūsų, kaip jūs toliau jau tą balsą kursite. Ir jeigu tą balsą
sukursite labai labai detaliai aprašyta, tai tikėtina, kad ir per sekančius video tas pats balso aprašymas jisai tęsis. Man bent jau tai būdavo su ta meška ir kai dariau su VO3, tai balsas tęsiasi, bet aš turėdavau prašyti ir ten rašydavau, kad maždaug 45 ar 50 metų vyro su kaimiško akcentu ir taip toliau, ir taip toliau. Tai kuo mes detaliau aprašom balsą, tuo paskui kartojant tą aprašymą per sekančius kadrus jį išlaiko. Va, ir jau taip einu link pabaigos, tai truputėlį paskaitysiu jūsų komentarus ir tokius klausimus, nežinau ar visus, bet tokius, kurie bus naudingi visiems. Ne, gal klausimus pačioj pabaigoje atsakyti. Arba jo, galim pačioj pabaigoje klausimus sakyti, gerai. Gera idėja, tai aš tada gal baigiu dalintis jau skaidrėmis, kas mane norėjo įsimena, kur mane rasti, dirbtinio intelekto klube dar beje, vat kas. Aš kaip tik turiu, yra mano kursas apie CapCut'ą ir jeigu vat, jūs ateityje norėsite kurti iš daugiau tokių vat, video gabaliukų su dirbtiniu intelektu, sudėliotų, tai tas kursas CapCut'o jisai padeda vėliau juos surišti ir padaryti tą vientisą seriją. Nu, ir daugiau kitų ten dalykų yra, bet į šitą temą. Greitą kalbę sukalbėjau, bet labai daug norėjau parodyti, tai jau baigiu savo greitą kalbę, perduodu Ingai. Klausimų matau, kad yra labai daug. Tai gal tu spėsi, Virginija, pražiūrėti ar nuo pradžių, ar kažkaip, ne, tos klausimus, bet mes prie klausimų prieisim. Tikrai prieisim, mes dabar pratęsiam su Inga ir kadangi turim jum dovanų ir norim, kad ir jum būtų vertinga ir iš tom dovanom galėtum pasinaudoti, tam reikės laiko. Tai per tą laiką, Virginija, tada prašysim, kad atsakytum visus klausimus. Gerai. Einam, Inga. Tai kaip ir minėjom, pradžioj turim išskirtinį pasiūlymą prisijungti prie dirbtinio intelekto klubo, kur Virginija dabar tik greitai labai prabėgo pagrindinius dalykus ir trumpai papasakojo, kokius įrankius galit naudoti. Tai prisijungę prie dirbtinio intelekto klubo galėsit įsigilinti, sužinoti daugiau. Ir neseniai pasirodė ir naujas Virginijos įrašas apie avatarų kūrimą berods, ar ne, Virginija, jeigu... Taip, jau buvau šitą net pamiršus, ir avatarų kūrimas, ir manyčiatas, tai tikrai yra tų įrašų. Ir būtent viskas žingsnis po žingsnio klube darom įrašus taip, kad galėtumėt susistabdyti, pasibandyti žingsnis po žingsnio ir žiūrėti tik tai, kas jums yra aktualu ir į kur tiesiog gilinatės tuo metu. Tai kas laukia prisijungus prie dirbtinio intelekto klubo, tai nuolat pildomas turinys ir kiekvienas skirtingas įrankis, nežinau kaip čia išsireikšti, yra suskirstyta tematikom, ką galit rasti, tai yra tekstų generavimas su dirbtiniu intelektu, kaip kurti promptus, kaip teisingai susidėlioti nuo pat pradžių, kaip yra sakoma, negali baigti universiteto, nepabaigęs 1 ir 2 klasės ir vidurinės mokyklos iš vis, tai klube gausit viską žingsnis po žingsnio, kaip tą patį ChatGPT teisingai pasidaryti, kaip nustatymus visus susijungti, kad gautumėt maksimaliai naudos, vaizdų kūrimas su dirbtiniu intelektu, video kūrimas ir redagavimas su dirbtiniu intelektu, tai jau ten Virginijos temos, kur yra tikrai daug įrašų, paieška ir analizė, automatizavimas su dirbtiniu intelektu, pateikimas ir vizualizavimas, labai daug įvairiausių paskaitų apie Canvą, irgi žingsnis po žingsnio, nuo pradedančiųjų iki pažengusiųjų, kaip naudoti ir tą patį su dirbtiniu intelektu. Gama paskaitų yra, kas padeda kurti skaidres, kurti irgi turinį socialiniams tinklams, nebesušneku jau irgi. Promptų rašymo praktika, tai žodžiu rasit tikrai viską, ko reikia ir kas susijęs su dirbtiniu intelektu. Tai einam toliau, nenoriu kažkaip skaidrės tik tai taip jungtis. Čia yra keletas klubo ekspertų, tai klubo įkūrėjai Tomas Mėčius ir Indrė Ivinskienė, kurie turi nemažai irgi padarę įrašų, taip pat Vytauto Belinsko
apie automatizavimus, man atrodo, jis yra mokslų daktaras, tai ten irgi tikrai labai naudinga informacija. Olga Kairienė, Dovydas Zavackis. Žodžiu, rasit visko, daug skirtingų ir lektorių, ekspertų, kurie dalinasi būtent tomis sritimis, kur jie yra patys stipriausi. Ir ką Virginija sakė, galit leisti valandų žiūrėdami YouTube, ieškodami socialiniuose tinkluose, visur informacijos labai daug, bet už tokią kainą, kokią šiandien jums pasiūlysim, tai man atrodo tikrai neverta laiko leisti ieškant, kur galit viską atrasti vienoje vietoje, aiškiai, struktūrizuotai ir sutaupysit laiko valandas. Tai dirbtinio intelekto klubas atviras visiškai visiems, nesvarbu nei jūsų amžius, patirtis, išsilavinimas, niekas nėra barjeras. Tai jei moki naudotis telefonu, vadinasi, gali išmokti naudotis ir dirbtinio intelekto įrankiais, o mes parodysim, kaip tai padaryti paprastai ir praktiškai. Tai vieni ateina ieškodami, kaip auginti verslą su dirbtiniu intelektu, o kiti ateina tiesiog dirbantis samdomus darbus ir ieškantis irgi, kaip gali išsiskirti rinkoje. Net kažkada buvom nufilmavę Reelsą apie darbo pokalbį, kada klausia, kokią patirtį turi ir priema į darbą tik tą, kuris jau moka naudotis dirbtiniu intelektu. Tai manau, kad šitas dalykas yra būtinas jau dabar, o ne kažkada ateityje. Beje, Inga, dabar aš dar įsiterpsiu, aš girdėjau kaip tik šią savaitę, kad viena lietuvių įmonė pradėjo mokėti papildomus priedus tik tai tiems, kurie naudoja dirbtinį intelektą. Taip. Iš tikrųjų, visiškai pakeičia darbą, ne? Mes su Indre šiai dienai nebeįsivaizduojam savo darbo be dirbtinio intelekto. Tai jisai kiekvieną dieną yra mūsų įrankis, pagalbininkas ir konsultantas, viskas viename iš tikrųjų. Taip, ir kur tu darbą darytum daug ilgiau, tai čia kartais sutrumpina tą visą darbo laiką. Ir dar plus idėjos ir visi kiti dalykai. Ir čia pasidalinsim keletą atsiliepimų. Tai labai fainai Mindaugas sakė, kad jei galvoji, kad jį dar net tau, tu jau pavėlavai. Bet dėja Lietuvos statistika yra labai, žiūrėjau, nekokia. Ir rodo, kad 40% gyventojų iš vis gyvenime nėra naudojęs net ir bandė dirbtinio intelekto. Tai jum priimt sprendimą, kaip ir kiek naudosit tą dirbtinį intelektą. Ir kaip. Labai svarbu kaip. Nes yra žmonių, tikrai girdim, kad bijo labai, atims jų darbo vietas, atleisios iš darbo ir taip toliau. Tad, ką tu Virginija ir įvardinai, kad net kaip tik tai kelia, ne, atlygį duoda bonusus ir panašiai. Tai yra ateitis. Tai yra ateitis ir jeigu puikiai įvaldysi tos įrankius, tai tikrai turi atverti jums daug platesnės uždarbio galimybės. Dar vienas atsiliepimas, kad jį tapo nariu socialinių paslaugų komandoje, kad būtent apie su dirbtiniu intelektu daug naudoja ir padeda kasdienybėje, būtent socialiniai erdvėjai, dėl ko iš čia šiandien ir atėjot, ar ne, dėl Reelsų. Nesijungia, ne, skaidrės. Tai dar čia jūs matot, kaip viduj viskas atrodo, kaip jūs spaudžiat, kai, pavyzdžiui, tekstų generavimas su DAI ir kiek visko išsiskleidžia daug, tai įrašų yra tikrai labai daug, kaip Inga pradžioje minėjai, gerokai daugiau nei 35 ir kiekvieną mėnesį jie vis yra pildoma naujais mokymų įrašais, atsižvelgiant į klientų mūsų poreikius. Ne tik pildomi, bet ir atnaujinami, todėl kad informacija, kas liečia dirbtinį intelektą, nuolat kinta, nuolat tobulėja, tai tiesiog į visą tai reaguojam ir nuolat viskas yra atnaujinama, pildoma ir tų įrašų, sakau, kiekvieną mėnesį pasipildo. Tai kaip matot, tiesiog užėjus, jeigu prisijungsit ar ne, tai matysit skirtingas temas ir ant kažkurios temos užėjus atsidaro visas langelis, kokie yra patalpinti įrašai. Tai čia akivaizdžiai matosi, kad turbūt Indre tą 35 mes čia gerokai susimažinom. Įtariu, kad tikrai gerokai daugiau, bet niekada neskaičiavom. Tai viskas yra sufilmuota, parodyta aiškiai, kad žinotumėt, suprastumėt ir visiems būtų paprasta naudotis.
Tai ir pagaliau priėjom prie to specialaus pasiūlymo. Tai tik webinaro metu, kas šiuo metu, kol pabaigsim webinarą, įsigys ir prisijungs prie mūsų dirbtinio intelekto klubo, gaus specialią kainą. Tai yra vietoj 25 eurų mėnesinės narystės. Trūko garsas, bent jau aš negirdžiu, ar kiti jūs girdi? Girdisi. Aš tai irgi girdžiu. Girdim. 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 Gerai. Ačiū. Tai Girdim. vietoj 25 eurų mėnesinė narystė bus tik 15 eurų per mėnesį. Narystę, jeigu sugalvosit po mėnesio nutrauktą, galite drąsiai ir lengvai paprastai padaryti prisijungę prie savo paskyros. O metinė narystė vietoj 240 eurų tik 125 eurai visiems metams. Tai kainą tikrai planuojam kelti, kada tiksliai negaliu pasakyti. Kelti, tai reiškia, kad tos 25 ir 240 eurų padidinti. Bet jeigu webinaro metu įsigysit, tai ta kaina užsifiksuoja visam likusiam laikui tol, kol tęsit narystę ir ji jum nesikeis. Į čatą įdėsim nuorodas, kaip galit įsigyti tiesiog su nuoroda paprasčiausiu būdu. Indre, gal tu gali įdėti? Įdėsiu. Aš tau galiu. Tu man Inga Dabar siuntei. primečiau skaičiavimo mašinėlę pasiėmiau, tai paskaičiavau, jeigu pirkti 125 metam, tai čia gaunasi per mėnesį 10 eurų. Ne 10,5 eurų, 10,41. Tai čia realiai yra mažiau negu dauguma programėlių, kur yra viena funkcija. O čia mes gauname visą bazę naujausių atnaujinimų ir visose dirbtinio intelekto srityse. YouTube reiktų turbūt gyventi mėnesiais, kad tą išjutubinti. tą informaciją, kad surinktum. Aš Inga atsiunčiau, matau, kad ir tu atsiuntei. Tai dabar pats laikas Virginijos tada klausimam, atsakymam, nes per šį tik tai webinaro metu galioja šitas nuolaidos, išsijungs webinaras mūsų, negalėsit jau užsigyti, iškart bus stabdoma. Tai kol Virginija atsakinės jums į klausimus ir dar po to laukia Virginijos dovana promptai, tai tol jūs galite įsigyti šias narystės klube. Tai aš jau iš karto paskaičiau kelius klausimus, tai aš va čia eilės skaitysiu ir tai bus patogiausia sakinėti. Pirmas klausimas. Gal skaidrės išjungiam, ne, kad tau būtų geriau, ar nereikia? Man tai nėra skirtumo, jūs galite dėti ant skaidrės, kas jums patogiausia, nežinau, dėkit kažką tokio, kas jums patogiausia, o aš tada atsakinėju. Tai pirmas klausimas buvo, ar to nėra CapCut'e, tai dėje, bet ne, aš labai laukiu. Bet CapCut'as net nepadaro, kad lietuvių kalbos titrus nuskaitytų žmonių normalia kalba. Ta prasme, aš su CapCut'u net titrų neužsidedu lietuviškų normalių, turiu kas trečią žodį taisyti, tai jau nekalbant apie kažką kitą. Aš CapCut'ą labai myliu ir naudoju kiekvieną dieną, rankiniu būdu, ten turiu ką veikti su juo. Bet va tos funkcijos kaip captionant, sakau, net titrų neuždeda. Nors teoriškai deda, bet lietuvių kalba neuždeda teisingų. Toliau apie tai, mačiau, labai daug diskutavo, kad nėra tokio. Tai žinokit, šitas logotipukas atsirado ir iPhone tik šiandien. Ta prasme, kada aš čia dar turėjau paskaitą dar nebuvo praeitą penktadienį. Tai esmė tame, kad kažkas dalinosi iš jūsų kitokių logotipų, tai iki šiol ir būdavo toks kitoks logotipukas, dėl to man pačiai buvo staigmena. Dabar ir kažkaip Androiduose ir vadinasi Caption Lite. Kažkaip taip ir su tuo senesniu logotipuku. Tai kažkuri buvo tai iš jūsų ar įdėjus labai teisingą logotipą, tai va tas ir yra. Jo Indrė P buvo įdėjus, tai va žinokit, aš ir toks būdavo anksčiau panašus ir iPhone, bet dabar staiga pasikeitė šiandien. Tai žinokit, kartais su intelektu. Va jums yra dar vienas pavyzdys, ant kiek čia yra staigus pokyčiai ir jeigu mes, nepriklausom kažkokiai bendruomeniai, kur visi žmonės tuos pokyčius, to pokyčių ieško, tai vienam jų susirasti, neįmanoma, arba reikia, kaip žinot, tie, kur investavimo Wall Street'o vilkai, kai sėdi prie investavimo ir nuo ryto iki vakaro, tai praktiškai reikėtų taip sėdėti, arba reikia tada žinot vieną vietą, kur pasižiūrėti ir kur bus visi triukai. Tai tai ten Androiduose, matyt, dar neatsinaujinęs.
iš kur gaunate promptus, ar kuriate pati, ar naudojate ChatGPT, ar dar kitas variantas. Labai paprastuoju būdu. Jo, nesakiau, gale pasakysiu, tai dar pasakysiu. Naudoju, ieškau, labai daug pasiimu iš Instagramo, iš užsienio kūrėjų, pasidarau ištisas bibliotekas, bet paskui persidarau pati pagal save. Tai reiškia, imu va tuos promptus, kuriuos jūs šiandien gausite, nuskanuoju, sumetu į ChatGPT ir sakau, įsimink, aš juos protestuoju pradžioje, tada įsirenku geriausius ir tada pagal geriausius paprašau ChatGPT, kad įsimink šios promptus kaip geriausių promptų formulę ir ateityje, kai paprašysiu sukurti kokį nors paveikslėlį, taikyk šių promptų kūrimo techniką. O labai paprastu būdu. Bet prieš tai nuolatos ieškau vis naujų ir nuolatos testuoju. Ir po to kuriu pati. Nano Banana tokio kaip atskiro logotipo nėra, tai yra Gemini įrankis. Gemini rašosi. Įeinat į Gemini, kaip matėte, ir tenai yra tik ikonėlė bananas. Tai yra neatskira programėlė, o dalis. O kokį geriausia naudot Nano Bananą? Nu, sakau, naudok, dabar Pro naudoju. Galima ir nemoka naudot. Naudojau dar ir Google AI studijoje naudojau. Ten atskirai, ten toks ne kaip mėnesio planas, bet įsiperki tokenų skaičių ir tais tokenais eina. Bet sakau, man ten labai lėtai dirba. Tai aš grįžau tiesiog to plano, kur moku bendrą Gemini planą, net ne Nano Banana atskirą, bet Gemini 999 per mėnesį ir ten piešiu su Pro planu, kiek noriu. Toliau. Nu, vat jo, man dabar Violeta rašo, grok yra ilgos eilės, man minėjo žmonės, kad yra ilgos eilės, bet aš nei karto neužtaikiau. Ar čia man tai pasisekė? Nežinau, bet nemoku nieko, neužtaikau. Nes irgi dabar galvojau, gal bus ilga eilė, bet vat, rodžiau, jums nebuvo. Kaip surišti Nano Bananą su Gemini, nieko nereikia surišti, tiesiog įeinate į Gemini ir iš karto ieškot banano ženkliuko. Dabar prašo Violeta, ne, Vilma, kaip atrodo telefone programėlė, tai nelabai žinau, kuri, gal Grok, tai jeigu Grok, tai atrodo taip pačiai. Nu, bet aš ne, bet dabar Vilija rašo, nėra Grok LT kalbos. Tai jūs tiesiog parašot, kad išverstų lietuvių kalbą, ką aš parašiau, ten man padaro lietuviškai. Ar meniu lietuviškas yra, nežinau, niekad neieškojau. Aš visas programas ir visą laiką studentams sakau naudoti anglų kalbą. Pas mane meta anglų kalba, visos programos. Bet tik tai tiek, kad Grokas kalba lietuviškai, tai faktas. Dar su Groku atsiminiau, pas kai kuriuos būdavo tokių dalykų, kad neįsileisdavo kai kurios naršyklės. Gyvai vedžiau kažką mokymus ir buvo, kad tiesiog naršyklė rodo, nu, kažkaip netidaro. Tai tiesiog atsidarydavom kitą naršyklę. Jeigu ten Chromas netidaro, tai atsidarom kokį nors Microsoft Edge arba ten, nežinau, kokį nors Opera ar dar kažką ir dažniausiai kitas atidaro. Ten kažkiek gali būti naršyklės apribojimai, uždėta papildomai apsaugų ant naršyklės. Grokį garsina su klaidom, žinokit, perrašykit kitą sakinį ir rašykit trumpais labai sakiniais ir labai aiškiais. O kaip man matėt, įgarsino be klaidų. Aš jums parodžiau net kelis pavyzdžius kaip be klaidų, bet kartais būna, kad kaip ir VO3, kaip ir visi kiti įrankiai, su kirčiavimu kartais daro klaidų, tai tiesiog perrašau sakinį ir keičiu be to žodžio, kurį kirčiuoja klaidingai. Kito kelio nėra. Nano Bananą net nereikia atsisiųsti į kompiuterį, jis visą laiką būna kompiuteryje, kai atsidarote Gemini. Nuorodos dabar nesiųsiu, jums įdėtai prompto atmintinė nuoroda bus. Jūs gausit PDF PDF tokį, nu, kaip atmintinę. Ten bus promptai, bus kaip įeiti į Gemini nuorodą, viskas tenai bus, kaip įeiti į Grok nuorodą. Ačiū labai, Emilija, kad stebi Instagrame mane ir naudinga, tai labai, labai tikiuosi, aš vis kai tik atgaunu laiko, stengiuosi, ką nors savo Instagramą įmesti. Jeigu iškyla klausimų, taip pat jūs galite mane pasiekti Instagrame ir man parašyti. Ir jo, dabar matau labai daug
dėkingų komentarų, tai labai džiaugiuosi tikrai. Truputėlį, sakau, šiandien greitą kalbę kalbėjau, nes groką rodžiau pirmą kartą. Ankstesniuose mokymuose nebūdavo groko, tai norėjau labai parodyti viską su tokiam didesniu išrodymu. Jo, labai geras klausimas, Brigitos. Galiu trumpai įsiterpti, atsiprašau, nes klausimų daug matau. Rašo, kad norėčiau įsigyti narystę metams, bet nenoriu vesti kortelės duomenų, tai tokiu atveju jums nepavyks įsigyti narystės metam, nei metam, nei kaip kitaip, nes pas mus viskas yra tik tai per sistemą. Tai būtina vesti kortelės duomenis, nes po metų, jeigu nenutrauksit, jums narystė prasitęs, nuskaičiuos nuo kortelės. Jeigu nenorit po metų tęsti ar po mėnesių nenorit tęsti, jums reikia narystę nutraukti ir niekas jums jūsų kortelės duomenų nenuskaičiuos ir pinigų nepaims. Tai norėjau šitą pasakyti, nes mačiau, kad ne vieną tokį klausimą. O jeigu norit įsigyti iš įmonės, tai jums reikia tenai suvesti įmonės duomenis, bet prieš tai pasirinkite, kad perkate kaip juridinis asmuo, suvesit savo įmonės duomenis ir tada jums sugeneruos sąskaitą faktūrą. O jeigu reikės sąskaitos, tai tiesiog parašykit mums elektroninį laišką į info@diklubas.lt. Ar tiesiog dabar dingsta čiatas, nebepamatysit, bet pačioj svetainiai diklubas.lt bus elektroninio pašto adresas tikrai nurodytas. Jeigu kažkam dabar neišeina ir norėsit įsigyti vėliau, tai irgi brūkštelėkit mum, paprašysim asistentę atsiųs jums dar nuorodas, kur galios tas nuolaidos kodas. Tiesiog dabar viskas greitai, negali būti, kad ten kažkas pastrigo ir taip toliau, nes jūsų daug jungiasi. Ir kažką dar apie tai norėjau sakyti, nes po webinaro visiems, kas žiūrės įrašą, siūsim visai kitą pasiūlymą, kur kaina bus tik 20% mažesnė. Tokių kainų nesiūsim. Tai tiesiog parašykit, kad dalyvavot webinare ir sakėm mes, kad yra tokia galimybė. Kad galbūt kažkas strigo, nepavyko apmokėti ar kažkaip, nes ta kaina galioja tik webinaro metu. Ir nuolaidos kodų nėra, jums tiesiog reikia spausti ant nuorodos arba už 15 eurų, arba už 125 ir iškart įsigyti nuolaidos kodo vesti niekur nereikia. Inga, atiduodam žodį Virginijai, taip, nes dar klausimų sakrūva. Ar dar... Inga, nesigirdėjo tavęs visai. Dabar girdisi? Taip. Jums susigeneruos automatiškai paskyra ir turėsit slaptažodį susigalvoti ir ten prisijungti. Tai raginam, kas įsigijot, junkite, žiūrėkit tuos įrašus. Ir tiesiog nepirkit dėl pirkimo, bet mūsų tikslas yra, kad jūs išmoktumėt kažką, pradėtumėt naudoti, kad parašytumėt ir atsiliepimus mums, kad gautumėt naudos ir kad tas taptų tiesiog bendruomenė, kuri naudos dirbtinį intelektą, kuri gilinsi žinias ir kuri duos atgalinį ryšį, kad žinotume, kokio turinio dar jums reikia, kad kuo daugiau pagilintumėt savo žinias. Viskas žodis Virginijai. Gerai, ačiū. Jo, visos prenumeratos galima pirktis tik su kortelė. Šitą aš irgi kažkada jau testavausi, bet kur prenumeratoms, neatsimenu, kažkada turėjau savo shopą, neįmanoma pajungti kito apmokėjimo būdą, kaip tik kreditinė kortelė. Taip yra visam pasaulyje. Dabar matau Brigitos klausimą, ką rekomenduotum naudoti filmukų montavimui iš jau turimos medžiagos, nieko dirbtinai neprikuriant. Tai rekomenduočiau arba CapCut'ą, arba Editsus. CapCut'as dabar, šiaip ir su tuo pasidarys, bet kadangi dabar CapCut'as pradėjo, šiaip aš CapCut'ą labiau mėgstu, bet kadangi CapCut'as pradėjo dabar jau labai lipdyti visur ten tuos vandens ženklus ir taip toliau, tai geriausias, patogiausias, nemokamas variantas yra Edits programėlė. Instagramo programėlė Edits telefone. Tobula, viskas nemokamai, jis eksportuoja aukščiausios kokybės, nes jo, su CapCut'u, jeigu norim geresnės kokybės, turim susimokėti. Su Editsais viskas nemokama. Tai prašosi, Edits. Toliau, ieško. Virginija, gal gali parašyti čiatą, kaip prašos? Aha, aš rašau, bet klausia Edit. Edits, aš galvoju, ar mane nusimušio, man biškai neišėlėse jau, tai dabar reikia pagrįžti.
iki kažkurios vietos. Kai parašau kažką, tai tada jau pametu, nuo kurios vietos nemačiau. Nu, tai radau. Nu, man atrodo, kad žinokit, taip atrodė, kad daug, bet kad visi toliau klausimai jau gal apie klubą ir yra. Dar reikėjo, ar mokamas Gemini kasdieniam užklausom jau prilygsta ChatGPT mokamam. Man tai asmeniškai lenkia ChatGPT. Nu, ta prasme, atvirai sakau, aš buvau labai didelė gerbėja ChatGPT ir vis daugiau dabar žiūriu, kad man geresnį rezultatą duoda Gemini. Tai man asmeniškai lenkia, sakyčiau, nu gal skyrus, kad gal ta vienintelė funkcija, kad čia GPT daug tokių asistentų galima pasikurti, atskirų labai specializuotų, bet tas bendras universalus jis lenkia. Net su vaikų matematikos užduotim lenkia. Sprendžia geriau. Gemini. Tai gal kažkas taip turit klausimų ir norit įjungti mikrofoną ir klausti? Tai aš dar atsakysiu, dar matau, aš žinokit, dar neperskaičiu, dar matau, Viktorija klausia, kokius įrankius patartumėte naudoti vaikų darželio nufilmuotų veiklų apjungimų ir reklamui paleisti į Facebook ar Instagram. Tai čia labai priklauso, ar jūs norėsite tik jau iš turimos medžiagos kažką kurti, ar norėsite dar kažko, dadėti kažkokių tam dirbtinio intelekto elementų. Bet iš turimos medžiagos, tai kaip ir jau rašiau, edits labiausiai rekomenduoju kurti. Nu ir šiaip tai aš rekomenduoju vis tiek captions, net jeigu ir pirksite tik tai tą planą už kiek ten 9 eurus, ar kiek ten buvo jo, nu dėl to, kad taip gerai titrų niekas nededa kaip captionai lietuvių kalba, kad ten net klaidų visiškai jokių nedaro. Ir be titrų, žinokit, nedėkit. Nes, praktika rodo daug geresnis įsitraukimas į video reelsus, kai yra titrai. Kai kurie žmonės tiesiog mėgsta, ten gal triukšmas, ar tyliai klauso, ar ten, nežinau, prie polikliniko eilėje sėdi, klauso, neklausyt negali, mėgsta suskaityti titrais. Tai atsiminkit, visur, kur yra balsas, visur, kur yra kalbėjimas, jums reikia titrų. Nieko neleidžiam be titrų. Tai captionai, net jeigu rimsit tą pigų variantą, jis tikrai Android'e būdavo, ten Android'e truputėlį gal ta edit funkcija truputėlį vėliau atsirado ir ne visai pilna, bet tikrai turi būti kažkaip. Ačiū labai už komplimentus. Natalija dar rašo. O kai susigeneruojama produkto nuotrauką išopui su nano bananą, kaip ją atsisiuntus konvertuoti į tinkamą dydį ir formatą e-shopui, ar būtina ją pervadinti. Tai čia jau yra SEO visa, bet šiaip aš pervadinti nebūtina, užkels ir taip, nebent jūs norite ten jau ir SEO adaptuoti, tai tada galite pervadinti. O šiaip tai, jeigu jūs norit iš karto rašyti, kad jums dydį, tarkim, 9:16 ar ten 1:1, tai irgi prompte nurodykit, kad format ten toks ir toks, kad jums visus padarytų vieno dydžio. Kad nebūtų vienas nuotrauka vertikali, kita horizontali. Aš labai džiaugiuosi, kiek žmonių įsigyja narystės. Bus labai smagaus daug darbo dirbtinio intelekto klube, jau matau visiems ir mums, lektoriams ir visiems. Ačiū labai Daivai. Mokų pagrindus gali daug logiškai išmąstyti atbulinę seką. Gavau šitą, tai reiškia, jeigu atvirkščiai padarysiu, taip gausiu šitą. Tiesiog pagrindus dabar išmok ir po to žymiai lengviau. Tai antrė. Sakau, aš dar iki šiol tokius dalykus mokinuosi, bet pas mane ten iš aukštesnė levelė, kaip sakau, bet čia yra patys pagrindai. Tiesiog ir išmokus jau aukštąją mokslą. O aš dar galėčiau užduoti klausimą apie tą, ką man sakėte, apie tas nuotraukų svorius ir konvertavimą. Taip.
Dabar žiūrėkit, jeigu susikonvertuojam su tuo nano banana ir atsisiunčiu ir nuotraukos svoris yra didelis, tai ar yra kažkokios tai programėlės, kurios konvertuoja į ten tą tinkamą iki 1 megabaito ten tą formatą? Ir tas užvadinimas, mano klausimas buvo apie tai, kad jeigu tai yra iš ChatGPT ar nano banana, tai jie ir deda tas pavadinimus. Ar yra tikslinga tai padaryti, ta prasme, ar tai SEO, aš ten nelabai suprantu, bet žinau, kad negerai yra. Tai va tik tiek ir Jo. tai žinau. Iš principo, aš tai greičiu, tai taip ir dedu, o tokį, ne? Bet aš žinau, kad SEO specialistai sako, kad taip geriau būtų, nes jeigu jūsų produkto ieškos pagal vaizdus Google, ne? Nu, tai jeigu jisai bus užvadintas jau ten pagal produkto pilną pavadinimą ir kodą, tai jį, nu, geriau ras. Tai taip, jums geriau reiktų, kad persivadinti. Jeigu taip sąžiningai jau taip žiūrėti Jo, visiškai. nu tai čia, bet čia O dabar- nesmė. Jo, o dabar dėl šiaip sumažinimo, tai žinau, kad aš tik ieškojau padidinimo. Aišku, yra tų programėlių kaip upscale, bet pavyzdžiui, jeigu imti nano bananą ne pro versiją, o tą spartusis persijungti, tai žinau, kad nu pakankamai būna, man tai būna net per žemos tos rezoliucijos, ten ne megabaitais skaičiuojasi, o kilobaitais. O jeigu spaudžiau nano bananą pro, tai tada jau megabaitais ir jau būna didesnis. Nu, tai jūs tiesiog tada galite imti tą spartų į variantą persijungti ir jūs iš karto generuoja žemesnės rezoliucijos. Tai tas spartusis tai yra mokama versija, Ne, teisingai? atvirkščiai. Ta prasme, nusipirkus pilną galima rinkas, jums gal ir nemokamai, aš nežinau, duoda kažkiek protestuoti pro, bet pro jinai yra geresnė ir aukštesnė, o spartusis visiems man asmeniškai sparčiojo nepakanka, nes man, nu, pritraukus, pavyzdžiui, Facebooko ar Instagramo postą, nu, matosi, kad taip išdidinus matosi, kad nu, tas vaizdas nėra toks, tiek daug pikselių vienam taške. Tai aš kaip tik stengiuosi dažniausiai apskeilint, kad man didesnį, daugiau megabaitų padarytų. Bet sakau, tada tiesiog imkit spartų, tai jisai bus ten tikrai... Nu, tiesiog reikia mažai. pabandyti. Ačiū labai. Aš irgi prasibandžiau. Super. Labai per trumpą laiką, labai koncentruota, labai faina informacija. Ačiū labai. Dėkui jums, ačiū. Ir klausau Ar jūsų turiu galimą dirbtiniam klausimą? intelekte, tai irgi viskas pas jūs ten aišku ir faina. Super, labai džiaugiuosi. Aš taip pat labai noriu padėkoti, Virginija, aš CapCut naudoju labai. Ir dabar čia, kol jūs kalbėjote, tai aš čia variau su to grok, prisikūriau vaizdų ir draugam prisintinėjau. Super, labai gerai. Tai visi man sako, iš kur tu taip moki? O taip, ačiū labai, tikrai labai padėjo. Ačiū jums, tai Viso. labai džiaugiuosi. Viso. Nu, aš Palaukit, galvoju, kad Virginija. aš jau galvoju, kad jūs dalinkite, gal jau dėkite tą galutinį dovaną, mes juk pamiršome, nepamiršome, bet priėjome prie tos jau QR kodo, kurį paliksim nusiskanuoti. Ir aš dar žiūriu, ar čia yra klausimų per tą laiką. Aš dar turiu klausimą, sveiki, dėl vizualo keitimo drabužių. Kaip geriausia yra keisti? Ar pavyzdžiui, Heidžen galima keisti, ar jau prieš tai kitur reikia pakeisti? Tai Heidžen turi du funkcijas. Vienas yra avataro kūrimas iš foto, tai ten kokį tik nusipiešia, tokį padaro, ir kitas iš video. Tai iš video jau su kokiais būsit, su tokiais ir uždės. Bet iš video padaro, nu, realistiškesnį. Bet jeigu norit keisti drabužius, tai idealiausias yra tada tas kitas variantas eiti per Klinky Jai, Video Motion ir įsidėti save sukalbėtą su vienokiais drabužiais ir nusipiešti ten, ko tik norit, nors ir šnekas gali sukalbėti, arba jūs su kitais drabužiais, arba jūs studijoje. Aš jau tai funkcijai naudoju netgi Klinky Jai. O jeigu, pavyzdžiui, norisi, kad sukalbėti sinchronizacija būtų gera? Tai uždeda ir tas tobulą uždeda sinchronizaciją. Aišku. Sakykite, ar aš turiu dar labas vakaras klausimą. Dėl interjero dizaino. O tai, tarkim, jeigu tu turi nuotrauką, jau nufotografavusi, ten būda, baldus, sienas ar spalva, ar yra galimybė pakeisti, nu, ten kitas spalvas tų pačių baldų ar sienų? Taip, labai paprastai įeinat į... Aš šitą pavyzdį jums įdėjusi tam PDF-iniam failę, kaip sofos spalvą keičiu. Tai reiškia, kad labai paprastai, tai yra daroma nano bananą. Įdedat nuotrauką ir pasakot, paprastai, šitam net nereikia promptų, paprastai lietuviškai pasakot užuolaidas esančias dešiniam kampe, padaryk
tokios ir tokios spalvos, arba įklijuojat netgi spalvos kodą, jeigu nori tikslios spalvos. Tai čia Gemini toj programėlėje, taip? Taip. Supratau, o PDF, kur jūs čia dovaną padovanojate, čia mes Tai rasime. dabar, jo, jūs nusiskanuokit šitą, būtinai šitą koduką. Ja, nusiskanavu, tai šioje PDF-inėje formoje bus, ačiū Jums. Jo, ten bus nuoroda, kaip įeiti į Gemini ir pavyzdžiai. Nes čia net promptų nereikia. Čia dar paprastesnis veiksmas, negu nupiešti save. Čia tiesiog paprašyti pakeisti spalvą. Captions galima, bet kaip nusifilmuoti ir sutvarko, tai realiai reikia gražiai atrodyti. Jo, realiai gražiai atrodyti reikia, bet jūsų nekeičia. Jeigu norite prieš tai užsidėti filtrą, tai sudėkite filtrą su CapCut'u. CapCut'as tą daro, kur rodo tekstą filmą. Ar galite rekomenduoti programėlę, kuriant Reelsą rodytų tekstą, nereiktų mokytis teksto mintinai. Tai daro šitą CapCut'as, bet aš nerekomenduoju, man atrodo baisiai, aš visą laiką matau, kai žmogus netaip atsipalaidavęs, nežinot, flirtuoja su kamera, o skaito tekstą, va taip. Nu, net jeigu ir netaip skaito tekstą, aš visada matau ir visą laiką savo klientams, studentams draudžiu tai daryti. Bet jeigu noriu, tai CapCut'as tai daro. Mokamai versijoje beje. Titrus naudoti visada, geriausia deda captionai. Kristina, ranką keliat. Paklaus kažko nori, taip? Jo, Kristina, klauskit. Jo, labas vakaras, kažko kamera nerodo, tai va, su žmona va, irgi žiūrim, Androidus turim vargšai, tai ta programėlė dabar, kur Captions, ne, kur logotipas pasikeitė, tai analogas yra Captions Lite, ne? Absoliučiai toks pat, ar ten vis tiek nėra toks funkcionalus? Man paskutiniais duomenims sakydavo, kad nėra toks funkcionalus, bet titrus deda visiškai taip pat gerai. Bet neturi paskutiniu metu nemaigiau, tai nemačiau. Dar lietuvių kalboje labai Zimo neblogai deda titrus irgi, kiek pamenu, esam bandę. Gali būti, lietuvių kalbos, tik tai su Captions bandžiau, natūralu, kadangi programėlę turiu, tai kitų dabar nelabai testavau. Tai Androidam turbūt reikia palaukti, tiesiog palaukti, turėtų atsirasti, vis tiek rinka didelė. Gali būti, nes sakau, keitėsi man čia per savaitgalį logotipas, tai galbūt Androidams tiesiog reikia kokios, nežinau, porą savaičių palaukti. Dėkui. Kažkas pripešė ant ekrano. Matau. Caption mokymų nelabai reikia, žinokit. Ten captionai vienas mygtukas. Arba, gan paprasta, ten titrus paspausdėti titrus, tai uždeda titrus, paspausdėti jei redagavimą. Bet yra mokymai CapCut'o, tai dar galima pritaikyti, kai ten pasižiūrėsite pagal CapCut'o, kai kas tinka. Dar turėčiau klausimą, dabar sakykit, kai filmuoji paprastą Reelsą, rodai papuošalus ant savęs. Ir kad nereikėtų kalbėti ant išmokto teksto mintinai, ką aš noriu pasakyti, ten kažkokia yra programėlė, bet aš netrandu, kad rodo tekstą, ką tu reikia kalbėti. Bet tai čia ar titrai, ar kad jūs skaitot pati? Ne, aš skaitau. Tai čia aš filmuoju ir tuo metu kažkaip skaitau. Taip, tai čia šita programėlė yra CapCut'as. CapCut, va, aš jums parodžiau. Čia yra CapCut šita funkcija. Mokamoje versijoje, CapCut mokamoje versijoje. Tik aš nerekomenduoju naudoti, nes visą laiką man matosi. Ai, tai ten neapsimoka. Aš visą laiką matau, kai žmogus visiškai kitaip veido raumenys dirba, kur aš va taip savo atsipalaiduoju, ten su jomis kalbu. Ir kur va taip kalbu, kitaip. Tai man, sakau, negražu. Aš rekomenduoju susifilmuoti po vieną sakinį. Ir tada labai ačiū. Buvo labai įdomu tikrai. Jo, gerai, dėkui. Dar matau, kaip tik ir kiti dalinasi įvairiais with captions ir dar kitais. Tai gali būti, jūs visi kiti irgi, kolegų irgi atkreipkite dėmesį alternatyvas titrų dėjimų. Nes, sakau, captionai buvo pats pirmas toks rinkos lyderis, bet paskui atsiranda, kurie ir kiti. Aš vis labai laukiu, kada CapCut atsiras, bet kaip neatsiranda, taip neatsiranda. Čia kažkas pašaliniai garsai pas mus. Neįsijungia pašaliniai garsai. Išjungiu berods. Tai kaip ir suprantu, klausimai baigėsi.
Tai labai norim padėkoti visiems, kas dalyvavot, buvot, išbuvot iki galo, tikrai šaunuoliai. Labai džiaugiamės, superinė ir kad prisijungėt. Kažkas čia su garsais. Ir kad tiek daug jūsų nusprendė prisijungti prie dirbtinio intelekto klubo, tai tik būtinai tie, kas prisijungė, raginu mokytis, būti žingeidiems, ieškoti informacijos, žiūrėti, jeigu kažko norit, kad daugiau pasirodytų kažkokių įrašų, drąsiai rašykit mums elektroniniu paštu, tikrai reaguosim, nes norim, kad klubas neštų naudą, o ne tik būtų dėl buvimo. Tai mūsų tikslas šviesti jūs, mokyti ir kad visi gautumėt naudos. Tai dar kartelį ačiū visiems. Ir Indrė, gal dar tu kažką? Dar aš kaip tik atsakau Rasos klausimą. Pradžiamoksliams gal turite kokius atskirus mokymus? Ar išmoksiu pradėjus nagrinėti DAI klube esančią medžiagą? Tai taip, DAI klubas tam ir skirtas. Nes visi kiti, ta prasme, būna kažkokie jau tada, kai jūs DAI klube suprasite, ko jums praeisite visą pradžiamokslį, tada jau jūs galite eiti kažkokią nišinę sritį ir pas kažkurį lektorių mokytis toliau ir giliau. Būtent DAI klubas tam ir skirtas. Tikrai taip, aš noriu paantrinti Virginijai ir bet kurios, su kuo besimtumėt, ar su Canva, arba, pavyzdžiui, Virginijos yra įrašas CapCut'o. Ir pati žiūrėjau, ir ta prasme, tai yra žinios ne tik kaip pačio CapCut'o, bet irgi Virginija patikė žinias ir kaip geriau filmuoti ir visus kitus dalykus daryti. Tai tikrai ir mes visą laiką sakom, kad DAI klubas yra tiek pažengusiem, tiek ir kurie neturi pagrindo, ne pradžiamokslis, kaip jūs sakot, įvairias kompetencijas jau įsiugdžiusiems žmonėm. Tai esat pažengęs, praskipinsit pradžią. Norit nuo pradžių, prašom nuo pradžių. Tai jau tikrai tinka ir tiem, ir tiem. Labai lauksim prisijungiant prie klubo, kas dar nebuvo prisijungę. Ir ką, iki kitų kartų. Ačiū visiems, kad buvote. Ačiū Virginija tau. Ačiū jums. Ir šiandien jau atsisveikinu, turiu bėgti. Tai labai dėkui už komplimentus, už tai, už kiek prisiskaičiau, net mano ego pasiglostė labai, tai dėkui jums. Ir susitiksim kada nors, kur nors, žinote, kur mane rasti, aš jau atsijungiu. Ate visiems. Ačiū, gražaus vakaro visiems. Iki. Visai iki.